21 skyrius. Jojame pasitikti Jasos, įpasakoja Jasos gyvenimo istoriją, susitikimas dykumoje ir regėjimas, grįžimas į bendruomenę ir Jasos įšventinimas, valgykla, pokalbis su Gregoru, 2 kalbos valgykloje ir balkone. Nuo daugybės naujų ir netikėtų įspūdžių, kurių buvo kupina kiekviena diena bendruomenėje, palyginti su ankstesniais mano pojūčiais išlaikiau visišką minčių aiškumą, dabar jos nesusivydavo į vientisą kamuolį kaip anksčiau, kada būdavo sunku užčiuopti loginį ryšį. Dabar mintis rikiavosi tiesia linija. Jaučiau savyje ne tik šį skirtumą. Nei dykumos karštis, nei sunkus prie kūno prigludę rūbai, nei dulkės, ne tik niekas manęs nebevargino, bet aš net nustojau visą tai fiksuoti. Tarsi tai būtų buvę savaime suprantama. Dabar aš visiškai kitaip suvokiau patį save. Jaučiau savyje kitą, su niekuo nepalyginamą, ne tik fizinę jėgą. Jaučiau subrendusio vyro minčių jėgą, kuri liejosi iš manęs į visą, ką mačiau, dariau, stebėjau. Kai sėsdamas į balną, kaip visada pasistebėjau balnakilpėse, žirgas net susvyravo. Atsargiau lipk ant žirgo, Liovuška. Tu dabar stiprus ir sunkus. Gerai apskaičiuok judesius, kad gyvulio neapsunkintum ir nesužalotum. Savo mintis taip pat pritaikyk, nes dabar jau ir jos turi kitą, ugningesnę jėgą, pasakė man labai tyliai į. Kai sveikinausi su Zeichedu ir Oldenkotu, man pasirodė, kad jie irgi atsakė kitaip, tarsi per tas išsiskyrimo su jais dienas aš būčiau taip išaugęs, jog jie dabar elgėsi su manimi kaip su savo lygiu, o ne kaip su ankstesniu berniuku. Kai nuo bendruomenės nujojame jau nemažą atstumą, malonus Oldenkotas suturėjo žirgą ir prijojo arčiau manęs, kad galėtume pasikalbėti. Labai džiaugiuosi, Liovuška, matydamas jūs taip pasikeitusi iš išorės ir įgijusią tokią vidinę jėgą. Aš net neklausiu, ar jūsų neskriaudžia Natalija, nes dabar jūs jau negalite būti niekieno pajokos objektu, su humoru nusišypsojo jis man. Jeigu mano žodyne dar galėtų egzistuoti toks apibūdinimas, tai aš pasakyčiau, kad pasiilgau Natalijos Vladimirnovos ir jūsų. Man jos trūkdavo kai kuriais naujo mokymosi momentais, nes jie visada mokėjo palengvinti man sunkiai suprantamus reiškinius, o jūsų man trūko, kaip nuolatinio vientisos ištikimybės be menkiausių svyravimų ir abejonių pavyzdžio. Aš dar nebuvau sutikęs žmogaus, kuris sugebėtų taip tiesiai be kompromisų eiti užsibrėžtų keliu. Mane jūsų žodžiai labai stebina. Šiandien jaučiuosi taip, tarsi tik dabar supratau, kas yra gyvenimo tikslas bei prasmė. Ir tik dabar sužinojau, kokiu džiaugsmo keliu einama į tiesą. Labai gerai žinau šį jausmą. Ne kartą gyvenime jį patyriau, žengdama žinių keliu ir kiekvieną kartą su nauja pasaulėjauta stabtelėdavau susimąstęs, kokia paties mokytojo jėga, jeigu jo gailestingumas mums, einantiems ir ieškantiems su tokia įtampa bei nepastovumu, beribis. Kiekvienas iš mūsų sugebėjęs pasiekti tą stadiją, kai mokytojas priima jį savo mokiniu, yra patyręs 3 neišvengiamas psichologinio brendimo pakopas. Per savo ilgą gyvenimą pastebėjau, kad su šiomis 3 nekintamai pasikartojančiomis pakopomis susidurdavo kiekvienas pradedantis savo mokinystės kelią. Pirma, žmogus pradėdavo bodėti savo gyvenimu, kuris iki šiol buvo visa jo ankstesnių dienų prasmė bei žavesys. Tai yra, jis pradėdavo skirti amžinybės vertybės ir sąlyginumo nerealumą. Antra, save imdavo suvokti ne kaip vienos visuomenės narį, bet kaip pasaulinį vienetą. Tai yra, žmogus pradėdavo veikti nematomame, o matomą priimdavo kaip nedalomą visumą, kaip savo pačiam būtiną etapą, kaip savo patirties bei savitvardos pakopą. Trečia, pati didingiausia iš visų žmogiškos kūrybos pertvarkų, kiekviename atsiverdavo ištikimybė bei atsidavimas tam reikalui, kuriam jis tarnaudavo, priklausomai nuo to, ką pagal savo suvokimų bei galimybių mastus žmogus skleisdavo gyvenime kaip ištikimybė iki galo. Jis pradėdavo visur matyti amžinybę,
ir žmonių visi keliai į tą amžinybę tapdavo jam vienodai svarbus. Šias 3 sąmonės pakopas mačiau įveikiant kiekvieną prie tiesos artėjantį žmogų. Jos veda taip aukštai, kaip jo pasiaukojanti meilė sutiktam žmogui atveria vidinės akis. Čia nėra nei šablonų, nei visiems vienodų sąlygų. Viskas individualu. Norėjau savo puikiam pašnekovui užduoti keletą klausimų apie jo asmeninį kelią, bet išgirdau į balsą. Tik aš ir Zeichedas žinome visą Jasos gyvenimo istoriją. Šią valandą, kad suprastumėte didžiulį šio žmogaus žygdarbį, manau, jog reikia papasakoti jums dalį jo sunkios ir sudėtingos gyvenimo istorijos. Aišku, aš papasakosiu jums tik svarbiausius jo gyvenimo etapus, kurie padės jums suvokti, kiek reikia žinoti apie žmogų, kaip reikia būti dėmesingam sutiktajam, prieš pasiryžtant išsakyti savo nuomonę apie kurį nors žmogų. Iš šio pasakojimo kiekvienas iš jūsų išmoks naują pamoką apie ištarto žodžio vertę, o kartais ir jo padarytą nepataisomą blogį. Viename iš nedidelių atkampių Kinijos miestų gyveno varginga daugiavaikė šeima. Vienas iš jaunesnių berniukų, kurį dabar jūs pažįstate kaip Jasą, bet kurį tada vadino visai kitu vardu, visuomet išsiskyrė nepaprastą meilę savo senam tėvui. Iš pradžių berniukas vos pradėjęs vaikščioti silpnomis kojelėmis stengdavosi nepastebėtas prasmukti visur, kur tik dirbo jo tėvas. Valandų valandas alkanas, kartais net šaltyje jis tyliai stebėdavo nuošalyje, žiūrėdamas į sunkų tėvo darbą. Ir visuomet tik kartu su juo grįždavo namo skurdžios prastos vakarienės. Kai tik kojos sustiprėjo, jis stengdavosi dienomis ištrūkti, bėgdavo į turgų, prašydavo išmaldos, grįždavo pas tėvą su duonos gabalu, o sėkmingesnėmis dienomis ir su šiuo tuo daugiau. Atiduodavo į nuo darbo iškankintas tėvo rankas savo menką laimikį, kuris abiem atrodydavo kaip karališki pietūs. Prabėgo dar ne tiek daug laiko, o mažasis Jasa jau tapo tėvo pagalbininku. Nepasakosiu apie vaiko nuovargį ir nusiplūkimą, nes jis iš visų savo vaikiškų jėgų bei atsidavimo stengdavosi ne tik dirbti kartu su tėvu, bet ir palengvinti suaugusio žmogaus darbą. Tai jūs patys galite suprasti, pažinodami šiandieninį Jasą. Dažnai tėvas, dirbdamas ryžių lauke ir norėdamas palengvinti sūnui darbą, sekdavo jam pasakas. Berniukas įdėmiai jų klausydavosi ir stulbina tėvo tuo, kad žodin jas įsimindavo ir grįžęs namo perpasakodavo broliams bei seserims. Kartą berniukas paklausė, iš kur tėvas moka tokių nuostabių pasakų. Kai tėvas atsakė, kad jam visą tai sekė jo senelis, seneliui jo motina, o motinai mokytas dėdė, berniukas susidomėjo, ką reiškia mokytas. Tėvas paaiškino, kad mokytas tai labai svarbus asmo, kuris gali skaityti knygas, o labai mokytas gali net rašyti. O iš kur atsiranda mokyti? Juos gimdo angelai, paklausė berniukas. Sužinojęs, kad tai tokie patys žmonės, kuriems Dievas davė laimę mokytis, berniukas nebegalėjo gyventi be svajonės tapti mokytam. Nekartais pasakojo tėvui savo svajones, kalbėjo, kad dieną ir naktį meldžiasi Dievui, prašydamas tik vienos malonės – mokytis. Laikas bėgo, bet Jasai nekantriai laukiančiam Dievo stebuklo jis slinko vėžlio greičiu. Nekartą tėvas matė ekstaziją klūpantį sūnų, į dangų įbestomis akimis ir žinojo vargšas tėvas, kokio stebuklo prašo dangaus jo sūnus. Sunkaus darbo ir nepriteklių metai tėvui atėmė tikėjimo stebuklą. Jis su karteliu galvojo, kad negyvas dangus neatsakys į sūnaus maldas, kaip neatsakė jam per visą ilgą kančių kupiną gyvenimą. Vienos tokios Jasos ekstazės metu iš tankių bambuko sąžalyno staiga išniro aukštas vyriškis ir tėvas atpažino žinomą gretimo miestelio mokyklos mokytoją. Jo reputacija buvo nelabai gera, buvo kalbama, kad jis piktas burtininkas. Ha, sustojęs prie klūpančio berniuko, spyriui nugarą pasisveikino su Jasa mokytojas. Nori mokslų? Kas prikimšo tau galvą tokių kvailysčių? Vargšams nėra reikalo mokytis. Tam, kad stovėtumėte iki pilvo vandenyje ir augintumėte ryžius, kad turtingiesiems valytumėte kelius bei namus, jums vargšams mokslas nereikalingas.
o mokslui reikalingų gabumų, atminties vargšai negali turėti. Atleisk, didi žmogau, įsikišo tėvas. Aš negaliu prieštarauti tavo mokytiems žodžiams, bet mano sūnų dangus apdovanojo atmintimi už mus visus. Jis bet kokią pasaką gali pakartoti tau žodis į žodį, kad ir kaip tu jam pasektum. Jis net mūsų didžiam mandarinui patiko ir ta žadėjo jį mokyti, bet nustatytas mokestis toks didelis, kad visa mūsų šeima negali jo uždirbti. O motina nenori parduoti savo apyrankių, nes kaip ir jūs sako, kad vargšam žinių nereikia. Aš pats taip pat kadaise buvau gabus, bet gyvenimas nedavė laimės mokytis. Tikriausiai ir mano sūnaus svajonės neišsipildys. O aš štai imsiu ir patikrinsiu tavo sūnaus talentus, tarė mokytojas ir patogiai atsisėdo ant nupjauto bambuko. Na, stokis priešais mane, žiūrėk man į akis ir klausyk, ką aš tau kalbėsiu. Stenkis viską gerai įsiminti ir pakartoti. Žiūrėk, jei ką nors suklysi, mokslai praeis pro šalį, susikaupk, viską įsidėmėk. Susižavėjęs mokytojų, žvelgdamas į jį kaip į dangaus pasiuntinį, berniukas klausėsi kalbos, kurios prasmės nesuprato. Būdamas apdovanotas ne tik nepaprasta atmintimi, bet ir artistiškumu, muzikinė klausa, jis įsiminė ne tik jam nesuprantamos kalbos žodžius, bet ir kitą, visas mokytojų intonacijos, balso pakėlimus bei akių vartymą. Dabar malonėk pakartoti viską, ką aš tau kalbėjau iki menkiausių smulkmenų. Kvatojosi visą gerklę mokytojas. Jasa nusišypsojo ir jo tėvas, nes abu žinojo, kad berniukas nepraleido nė vieno mokytojo ištarto garso, kad jis sugebės pakartoti viską iki paskutinės smulkmenos. Iš tikrųjų, tikėjęsis nustebinti vargšus darbininkus, mokytojas pats liko nustebęs. Berniukas atkartojo visą mokytojo elgesį taip meniškai, taip komiškai perteikė balso pakėlimus ir akių vartymą, kojų tabalavimą ir rankų mostus, kad tėvas neišlaikė šio išbandymo ir juokėsi susirietęs. Ką sumanėte iš manęs pasityčioti, įsiutęs suriaumojo mokytojas. Jis pašoko nuo bambuko, išsitraukė diržą ir užsimojo, taikydamas vaikui galvą. Tėvo juokas iškart nutilo, jis kaip tigras puolė prie sūnaus, pagrebė prie Jasos kojų gulinti bambuko pjovimo peilį ir sušuko tokiu balsu, kokio Jasa nesitikėjo iš savo visada ramaus tėvo. Tik pabandyk suduoti mano nieko nekaltam sūnui, aš nupjausiu tau ranką kaip bambuko lazdą. Tu pats liepei berniukui pakartoti viską, tai jis ir stengėsi iš visų jėgų. Jam, mažamečiui, tai pavyko ir man juokinga buvo tai, kas tau, didžiam, laikoma mokytumo požymiu, bet tu puikiai žinai, kas stovi priešais tave. Mes mokytų nematę ir negalime suprasti, kas jūsų aplinkoje yra geros manieros. Tu turi mums, tamsuoliams, atleisti, paaiškinti mums mūsų atsilikimą, o ne mušti už uolumą. Štai ir viskas. Mes pernelyg alkani išvargę, kad ieškotume pasilinksminimų ar juoktumėmės iš žmonių. Aš juokiausi iš džiaugsmo, žavėjausi sūnaus gabumais. Jasa gyvenime nebuvo girdėjęs, kad jo tylus tėvas kam nors būtų pasakęs tiek daug žodžių. Ranka su diržu dar tebebuvo iškelta į viršų, kaip ir tėvo ranka tebegynė sūnaus galvą. Na gerai, nuleidęs ranką ir vaizduodamas, kad jį įtikino tėvo žodžiai, pasakė mokytojas. Bet jo veidas tebebuvo pykčio perkreiptas. Pasisuk į mane nugarą, klausyk, ką aš tau kalbėsiu ir vėl visą tai tiksliai pakartok. Berniukas paklusniai nusisuko, bet tėvas nepajudėjo iš vietos, tebelaikydamas peilį rankose. Sūnus nusisuko, tu ko lauki? Taip ir stovėsi čia su peiliu? Tu brangenybę saugai ar ką, suniurzgė mokytojas ir nustūmė tėvą. Tu manęs nestumdyk, aš nebailys, o mano sūnus man tiek pat brangus kaip ir tavasis tau. Ginsiu jį nuo bet kokio blogio, kaip ir tu savąjį, nors man grėstų mirtis. Ha, tik pagalvokite, kokie sentimentalūs tie vargšai. Aš tau savo sūnų tinginį, nenaudėlį ir idiotą dykai atiduosiu. Ne tik neginsiu nuo blogio. Visa nelaimė, kad jokiam blogio jėgoms kvailiai nereikalingi. Mokytojas ėmė tratėti kinų greitakalbę, vieną po kito posūkius tokiu greičiu, kad tėvui į pabaigą atrodė, kad jo galvoje trata būgnas.
Kai mokytojas nutilo, Jasa ėmė kartoti visą tratėjimą ir tėvas vėl neišlaikė nesusirietęs iš juoko. Mokytojo veidas dabar buvo tamsesnis už naktį. Jis siaubingai vartė akis, jo lūpos ir skruostai trūkčiojo, rankos konvulsiškai gniaužė diržą. Atsisukęs į mokytoją, berniukas be jokios baimės žiūrėjo jam į veidą. Matyt, naivuolis manė, kad visi šie požymiai neišvengiami mokytumo atributai. Tėvo juokas akimirksniu nutilo, dingo visas jo linksmumas, kai tik pažvelgė į naivų sūnaus veidą ir suprato jo vaikiško širdies maldą, viltis, troškimą, išgirsti kankintojo pagyrimą, norą įtikti jam, kad tik taptų mokytas. Na, kiek gali mokėti už sūnaus mokymą? Vidinė tėvo širdies kova neatsispindėjo jo veide, tik šalto prakaito lašai išpylė jo sulysusius skruostus ir kaktą. Atiduoti Jasą šiam žvėriui, Dievas mato, su kokiu džiaugsmu jis atiduotų sūnų mokytis pas gerą žmogų. Bet kaip paaiškinti naiviam, aistra mokslui apsėstam sūnui, kad nuo tokio kaip šis mokytojas patirs vien tik vargą? Kaip atsisakyti šio gal vienintelio šanso įgyti žinių? Visgi intuityvi meilės jėga privertė jį pasakyti: jeigu būtum geras žmogus, aš gal ir tau kaip mandarinui pasakyčiau, kad neišgaliu mokėti. Bet kadangi iš karto norėjai mano sūnų mušti, tai aš iš viso atsisakau tau jį duoti. Dievas didis, jis dar atsiųs galimybę išsipildyti vienintelę mano tyro stropaus sūnaus troškimui. Sudiev, tegul būna pagarbintas jo didis mokytumas tavyje. Atsirado dar vienas išminčius, kvailys tu kvailys, pasakytum, kad kiekvieną savaitę porą dienų su visa šeima ateisi dirbti pas mane. Tada aš gal pasigailėčiau ir imčiau mokyti tavo sūnų. Ką sakiau, tą pasakiau, tyliai atsakė tėvas ir ėmėsi darbo. Mokytojas ėmė šaukti, keiktis, prikaišioti nedėkingumą ir tamsumą, nueidavo ir vėl grįždavo į bambuko giraitę, kurioje netardami nė vieno žodžio toliau dirbo tėvas ir sūnus. Tėvui plyšo širdis stebint mylimą sūnų, matant didvyriškas berniuko pastangas išlaikyti rimtį ir paslėpti nuo tėvo besikaupiančias ašaras. Daug kartų grįžo į giraitę mokytojas ir vis mažino savo reikalavimus. Pagaliau įsmeigęs į tėvo aršiausią žvilgsnį, 100 kartų išvadinęs jį kvailiu ir idiotu, saldžiausių balsų išgiedojo: aš supratau, kad tu labai protingas žmogus, mano draugė. Aš sutinku mokėti tau už berniuką kasmet gerą sumą. Kad išsimokslinęs jis grąžintų man 3 kart daugiau nei tai, kiek tau už jį sumokėsiu. Be to aš jį rengsiu, maitinsiu, bet drauguži, visai tavo šeimai su juo matytis, bet draudžiu visai tavo šeimai su juo matytis. Ir jis pats dūrė pirštų Jasą į krūtinę su tokia jėga, kad šis vos neparkrito. Turi čia iš karto prisiekti mano diržu, kuriuo tu neleidai jam suduoti, būti ištikimas, paklusnus, uolus ir tarnauti iki gyvos galvos man vienam, laikyti mane savo vieninteliu ponu, karaliumi ir dievu. Nejaugi tu, mylimas, ramus sūneli, nori išeiti su šiuo baisiu žmogumi, nori prisiekti jam kaip dievui? Tėve, aš būtinai turiu tapti mokytas, aš turiu to pasiekti, kad ir kokia būtų mokytumo kaina. Atiduok mane. Kad ir koks būčiau nelaimingas be visų jūsų, ypač be tavęs, aš vis tiek būsiu laimingesnis nei gyvendamas be mokslo. Prisieksiu jam ištikimybę ir paklusnumą, bet mano ištikimybė tau ir Dievui nuo to negali pasikeisti. Jasa prisiekė, kaip liepė mokytojas, nesuprasdamas nė vieno žodžio iš to, ką kartoja. Vakare tėvas grįžo namo. Išsiskyrimas su sūnumi, jo ilgesys, visa tėvo išgyventa drama, susendinusi jį ir pavertusi ligotu, silpnu seniu, buvo niekis palyginti su ta tragedija, kurią teko išgyventi pačiam Jasai. Mokytojas jo nemušė, nesuprato, kokią neįkainuojamą brangenybę ir ginklą savo piktai valiai jis gali nukalti iš talentingo berniuko. Pats be raštų ir keleto amžiams įsikaltų blogio formulių nieko daugiau nežinojo ir berniukas per mėnesį pranoko jį. Tada jis nuvedė Jasą į vyrų vienuolyną, esantį 50 varstų už miesto, ir čia prasidėjo Jasos tamsieji okultiniai mokslai. Berniukas niekaip nesuprato, ko jį moko, o naujiesiems mokytojams jo nekaltumas buvo geriausia mokyklos apsauga.
3 metus jis to mokėsi ir tik tada, kai mokytojai nusprendė pradėti moralinį savo aukos tvirkinimą, Jasas suprato, į kokį kelią įžengė, kas jį supa ir kas jo laukia. Ne pagal metus išsivystęs 12-metis berniukas atlaikė siaubingą kovą pats su savimi. Visų jo kančių rezultatas buvo pabėgimas, prie kurio aš prisidėjau. Ilgai slėpiau jį vienoje iš slaptų Baltosios brolijos buveinių. Paskui nuvežiau į Dartrano oazę, bet ir ten aptiko jo pėdsakus. Man teko paslėpti jį slaptoje dykumų bendruomenėje, o tada 4 metus jis gyveno čia pas Radandą. Įvaldęs visiškos apsaugos nuo tamsių jėgų galią, Jasa išvyko į Ali bendruomenę, kur jį ir sutikote, vieni pirmą kartą, kiti kaip seną draugą. Vos įbaigė savo nuostabų pasakojimą, tolumoje pasirodė dulkių debesis, kuriame aš išvelgiau raitelių siluetus. Aš jums papasakojau vieno žmogaus gyvenimo istoriją. Kiekvienas iš jūsų suprato, kodėl Ali pasirinko Jasą palydėti į slaptąją bendruomenę kitą žmogų, patekusi į tokią pačią tamsiųjų įtaką. Ištikimybė, meilės bei gėrio Dievui Jasa sukūrė apsauginį tinklą, kurio dabar jau negali pramušti jokie tamsiųjų išpuoliai. Šis nepramušamas tinklas padėjo jam ištraukti iš persekiotojų rankų Benježaną, sėkmingai pristatyti jį į mano nurodytą vietą ir grįžti atgal. Šiuo kovos su tamsios jėgomis dykumoje ir kito žmogaus apsaugojimo nuo jų žygdarbių Jasa išsilaisvino iš paskutinių įsipareigojimų, nesąmoningai prisimtų su vaikiška priesaika tamsiajam okultizmui. Tik sunkus darbas padėjo Jasai nusikratyti siaubingo ryšio, prisimto su vaikišku bebaimiškumu bei tvirtumu, dėl vienintelės jam brangios gyvenimo formos – mokslo. Dabar Jasa gali būti priimtas į išsilaisvinusių, tyrų, veiksmingų, šviesiosios brolijos narių gretas ir pradėti savo mokinystę. Iš šio pavyzdžio jūs dar kartą pamatėte, kaip individualiai skirtingi žmonių keliai, kaip neįmanoma ko nors pasiekti mokinystėje autoritetų siekimu ir kaip skiriasi pakopos, nuo kurių žmogus pradeda savo oficialią mokinystę. Dar prieš priartėdamas prie mokytojo, kiekvienas žmogus jau buvo pastebėtas, paženklintas ir gavo iš šviesiųjų brolių pagalbą kaip atsakymą į savo šaukimą. Nepasiduokite išorinės pagalbos iliuzijoms. Jeigu jums patenka į rankas šaltiniai vedantis į žinias, žinokite, kad į susitikimą su mokytoju jūs veda tik tos jėgos, kurios atgijo jumyse. Vienatinio jėgų aspektai, tik per juos vienintelius kiekvienas žmogus gali bendrauti su gyvenimu ir kad ir kokių formų jis būtų. Ruošdami dabar Jasai savo karštą glėbį, apkabinkite per jį patį gyvenimą, nesumažindami jo didybės dėl priimtos formos. Su šiuo gyvenimu į atvertų apkabinimu kilkite į tą grožio aukštumą, kurią kiekvienas šiomis dienomis pasiekė didžiosios motinos skambančio džiaugsmo koplyčioje. Mes dar šiek tiek pajojome, jis sustabdė savo žirgą, mes visi išsirikiavome už jo pusračių, pagarbiai stebėdami žinginę artėjančią kavalkadą su Jasa priešakyje. Pastaruoju metu greta savo didžio draugo aš išgyvenau nemažai iškilmingų bei didžių momentų. Visgi jeigu prie didžiosios motinos kojų nebūčiau tapęs galijotu, esu įsitikinęs, kad nebūčiau sugebėjęs suturėti ašarų ir nepaprasto džiaugsmų plakančio širdies virpesio. Neprijojęs iki mūsų 5 žingsnių, Jasa nulipo nuo žirgo, priėjo prie jį, atsiklaupė, nusėmė nuo galvos šalmą, nuo rankų pirštinės ir patiesė savo apsiaustą po jį žirgo kojomis. Nušokęs nuo žirgo, įžengiant Jasos apsiausto, pakėlė jį, apkabino glausdamas prie savęs. Kelias minutės nemačiau nieko daugiau, tik didžiulį švytintį rutulį, kurios spinduliuose, kaip man atrodė, užtemo kaitri dykumos saulė, o kartu dingo ir pati dykuma. Man buvo sunku atlaikyti šią šviesą, tarsi be perstojo aplink blykčiojo žaibų švytėjimą. Pamačiau, kaip tarp dangaus ir dykumos smėlio didžiulė raudona žvaigždė sušvito
tokio ilgio ir intensyvumo spinduliais, kad žmogaus akiai atrodė, jog juose turėtų paskęsti pusė visatos. Nežinau, kiek laiko truko šis dieviškas reginys. Kai įveikiau savo apakimą, išvydau išvytinti ne mažiau už pačią saulę, išvydau Jasą pasikeitusi ir švytinti tarsi angelas, išvydau visus savo bendrakeleivius, klūpančius ant dykumos smėlio ir užsidengusius veidus apsiaustais, tarsi jie būtų negalėję atlaikyti akinamos šviesos. Aš dar kartą supratau, kad tik didžioji motina suteikė man jėgų atlaikyti šį reginį neužsidengus veidu ir neapakti. Keletą minučių aplink vyravo tokia tyla, kad man atrodė, jog viskas ir žmonės, ir žirgai, ir pati dykuma sustingo apimti didžios palaimos bežadės pagarbos. Stokitės, mano draugai, atsidenkite veidus, išgirdau į balsą, tokį gerą ir minkštą, kad jis vėl suskambo man visiškai naujai. Įsiminkite šią savo naujos laimės akimirką. Nuo šiol ne tik jūsų gyvenimas po to, kai atlaikėte pačios Dievo jėgos švytėjimą, bet ir gyvenimai visų tų, su kuriais kiekvienas iš jūsų susitiksite, bus kitoniški. Jūs supratote, patys patyrėte, kad nėra žmogaus gyvenime jokios kitos vedančios gijos, kaip tik jame amžinai gyventi, amžinai laisva valia Dievo kibirkštis. Jūs supratote, patys patyrėte, kad nėra žmogaus gyvenime jokios kitos vedančios gijos, kaip tik jame amžinai gyvenanti, amžinai laisva Dievo kibirkštis. Jūs supratote, kad niekas niekada ir niekur negali pavergti jūsų laisvės, nes kiekvieno iš jūsų laisvė jumyse gyvenanti amžinybė. Prieš išorinius žmogaus likimo posūkius visada atgyja arba užgesta jo vidinis žmogus. Nėra galimybės pereiti iš vienos vidinio tobulumo būsenos į kitą aukštesnę, kol žmogus nesugebėjo palaiminti visų išorinių kliūčių. Dabar jūs visi iškeliausite į platų į pasaulį, pamiršite dykumų smėlį, bet amžinai atsiminsite šią palaimingą patirtos laimės akimirką. Čia jūs buvote laisvi nuo žmonijos prietarų ir neigiamų nusistatymų, čia jums buvo lengviau saugoti savo laidininkus nuo menkų aplinkinio aistrų ir sekinančių troškimų. Bet tuo momentu, kai gyvenimas išplukdys jūs į jam būtinus šurmulio srautus, jūs būsite iš visų pusių apsupti aistrų. Šias aistras pasikeitę, jūs jausite stipriau už ugninius botagus. Visiems laikams išsaugokite atmintyje nepajudinamus savo bendravimo su žmonėmis principus, kuriuos aš jums dabar išvardysiu kaip jūsų amžino darbo tarp žmonių priesakus. Niekada neklausykite apkalbų, visą savo džiaugsmo ir gerumo jėgą nutraukite bet kokius žmonių skundus, bet kokias piktas kalbas apie jūsų šalies žmonės, apie pačią šalį, apie savo tautą, liaudį, valdžią. Iš ties suvokite, kad jūs, palaikydami arba klausydamiesi panašių neigiamų pokalbių, talkinate žemės ir astralinio plano būtybių blogiui ir irzlumui. Jūs padedate apkalbančiųjų lūpomis naikinti arba ardyti tuos kelius, kuriuos suplanavo vienatinė jėga, vedanti visą visatą pagal tautų, šalių ir visos gyvos žmonijos karmą. Nusikalsta ne tik tas, kuris savo smerkiančių žodžių trukdo įgyvendinti dieviškos jėgos planą, bet ir tas, kuris nesugebėjo nutraukti tokio pokalbio gijos ir su visa savo meilė įlieti į maištaujančio širdį ramybės. Antras, gyvenkite savo dieną kaip amžinybės akimirką ir stenkitės neįlieti ją nė menkiausio žiaurumo. Tvirtai žinokite, kas yra žiaurumas. Jeigu jūs matote, kaip muša bejėgį kūdikį ir neužstojate jo, tiek pat nusidedate prieš amžinybę, kaip ir ta žiauri ranka, kuri muša kūdikį. Jeigu jūs girdite žiaurius žodžius, kapojančius nekaltą žmogų ir nesugebate apsaugoti jo, nuvesti šalin nuo piktojo, jūs kalti prieš amžinybę nemažiau už patį kaltininką. Jeigu jūs dalyvaujate fiziškai kankinant bejėgės būtybės ir neprotestuojate, neginate nelaimingųjų, jūs kalti netgi daugiau už tuos, kurie kankina. Trečia, ne tik neturi jūsų dirginti, skaudinti žmonių prietarai, su kuriais jums teks susidurti kiekviename gyvenimo žingsnyje, bet jūsų žvalumas turi augti nuo kiekvieno susitikimo su tokiu žmogumi,
kuriame prietarai trukdo plačiai žvelgti į visą pasaulį. Eidami per dieną suimkite į save visą sutinkamą skausmą ir džiugiai perduokite jį man. Nesiskirkite su manimi nei dirbdami savo darbus, nei bendraudami su žmonėmis. Gyvenkite ir veikite su mano energija širdyje bei prote ir mūsų bendradarbiavimas jums neleis nutolti nuo suvokimo, kad visa jūsų gyvenimo dienų žemėje energija ir visa jų prasmė darbas dėl amžinybės. Vis grūdinkite narsą, visuomet tikrinkite save, ar visą ją atidavėte žmogui ir kam jame ją atidavėte. Ar amžinybę matėte jame, ar per susitikimą suvokėte, kokia yra jūsų meilės pareiga žmogui, ar jūs stengiatės padėti jam dieną skleisti ramybę. Ne mažiausia, kuo jūs galite padėti amžinybės evoliucijai, baigti susitikimą, nes mažiausiai, kuo jūs galite padėti amžinybės evoliucijai, baigti susitikimą su žmogumi ramiai. Tik su ramybė nuėjęs nuo jūsų bus mažiausiai kenksmingas vieninteliam reikalui, dėl kurio jūs gyvenate – gyvenimo plano realizacijai. Eikite ramūs, mano brangus draugai, teikite džiaugsmą visiems susitikimams, nesavanaudiškumą visiems darbams, kurie teks jums naujame kelyje, ramybė ir atvanga visiems greta dirbantiems. Neškite savyje jėgą ir stenkitės įtikinti žmonės, kad ašaros ne tik nepalengvina nuosavo skausmo, bet dar stipriau sukausto juos aklumo bei prietarų šarvais, trukdydamos jų akims aiškiai matyti, nes verkiančios akys negali matyti aiškiai, o tiems, dėl kurių jie verkia, savo ašaromis trukdo išsilaisvinti ir eiti šviesos keliu, apsunkina jų gyvenimą, kad ir kokiame iš pasaulių šiuo momentu jie gyventų. Į dar kartą apkabino Jasą ir visus dabar jau atsidengusius veidus jo bendrakeleivius. Labai nustebau tarp jų atpažinęs visus tuos pakeliui Radandos bendruomenę, mūsų sutiktus raitelius, kuriems jis sakė palydėti į slaptąją bendruomenę piktąjį maištininką, bandžiusi primesti mums savo valią. Mintise prigludęs prie didžiosios motinos kojų, pagarbiai meldžiau ją apgaubti savo džiaugsmo mantiją žmonės išeinančius į naują tarnavimo jai formą. Po keleto minučių mes vėl jojome dykumą. Dabar ir žirgai tarsi atpažinę vieni kitus ir linksmai prunkščiantis, skubantis greičiau grįžti prie ėdžių ir slūkstantis karštis ir mano širdies džiaugsmas už Jasos laimę bei pergalę, viskas liejosi į mane kaip skambantis džiaugsmas, kurio atmosfera vis labiau gaubė mane. Aš meldžiausi už savo nuostabią auklę Jasą, šlovinau žiaurų ir nepaprastą kelią likimo paženklinto berniuko, savo vaikiškoje širdyje težinojusio vieną vienintelį Dievą – žinoti. Ačiū, Liovuška. Ištikimas draugė, išgirdau tylų Jasos balsą, kai jis nepastebimai prijojęs prie manęs prispaudė man ranką, inertiškai gulėjusią žirgui ant sprando. Jeigu tu galėtum matyti, koks nepaprastas stebuklas įvyko manyje, tai visa tavo nauja jėga išsilietų žodžiais, tebūnie palaiminta žmogaus mirties valanda. Nes dabar jau mirė tas Jasa Liovuška, kurį tu pažinojai, ir gyvena naujas Jasa, pakeistas, palytėtas Dievo ugnies. Aš nepajėgčiau išsakyti tau žodžiais, kuo pasireiškia mano patirtas pokytis. Nepajėgčiau to niekaip išreikšti. Te galiu pasakyti, kad per akimirką pamačiau visą gyvenimą, visus visatos gyvenimo amžius, nuo ugninių lavos srautų iki akmens, nuo pirmykštės žvėrių iki žmogaus, nuo vabzdžių iki paukščių ir žvaigždžių. Pamačiau gyvenimą žemės centre, supratau kiekvieno gyvio ryšį su žeme ir dangumi. Pamačiau gyvą darbą, kurio dydis bei galia neturi ribų. Dabar man jau nėra pliko žodžių, už kurio neslipėtų ugnies jėga. Nėra veiksmo, atskiro nuo visos žmonijos gyvenimo patirčių. Per vieną akimirką man nustojo egzistuoti smerkiantis, neigiantis, kaltinantis ar suteikiantis širdies skausmą žodžiai. Žodžius dabar suvokiu tik kaip žvalumo, pagailos ir pasiteisinimo simbolius. Jasa nutilo.
Nenorėjau ir nedrįsau pertraukti jo tylos, bet stengiausi įsiminti kiekvieną jo žodį, kad ir pats galėčiau pakilti iki didžios, pakeisto žmogaus dvasios jėgos. Mes greitai prijosime bendruomenės vartus, mano brangus draugai ir vaikai. Pasigirdo nuostabus į balsas. O dar greičiau prabėgs jums laimės ir visiško išsilaisvinimo kupinos dienos bendruomenėje. Nelaikykite jų atpildų už savo žygdarbius, jos ateina kaip natūrali jūsų pačių darbo pasekmė. Nepertrauka poilsiui siunčia gyvenimą savo ištikimiems tarnams, bet pats gyvenimas atgyja širdise tų, kurie neša jo taurę tyromis rankomis. Jūs išvyksite į pasaulį, imsitės darbo šurmulyje, aistrų gaisravietėse, kovos už visus šiuolaikinių žmonių, tai branginamus kultūros bei civilizacijos sąlyginumus sukūriuose. O jūs išminčiai vertinsite tik tas gyvenimo gerybės, kurios neapčiuopiamos ir besvorės. Jūsų džiaugsmu priimsite visą išorinį šio laikotarpio gyvenimą, bet tarnausite tam, kas realu ir slypi visose sąlyginėse formose. Ar gali jūsų žodžiai, nors ir pačiais sunkiausiais atvejais smerkti ar kaltinti? Atminkite, draugai, ką aš jums jau sakiau. Atpažinkite svetimus prietarus, šypsokitės ir teikite viskam pateisinimą. Jums, amžinybės tarnams, jau nėra asmeninių sąlyginumų. Jums yra nesuskaičiuojamos gyvenimo formos. Tarnaukite jam dieną, naktį ir tiek jūsų sutiktųjų kelias bus palaimintas bei džiugus. Ji nutilo. Saulė artėjo prie horizonto, baigėsi dykumos diena. Tolumoje jau buvo matyti bendruomenės sienos, jau buvo girdėti tolimas varpų gausmas, o aš net nepastebėjau, kaip prabėgo diena, kaip prabėgo balne praleistos valandos. Buvau stiprus, galėjau dar daug nuveikti, man atrodė, kad aš tik ką nulipau Didžiosios motinos koplyčios laiptais. Kai mes įjojome pro bendruomenės vartus, priekyje jojantis jį pristabdė savo žirgą ir pasikvietė mane. Kai prijojau, jis nužvelgė mane savo mielų žvilgsniu ir pasakė: nepamiršk, kad dabar tau vėl reikia imtis mano sekretoriaus bei pasiuntinio pareigų, Liovuška, ir nenutolk nuo manęs. Kad ir kokios didžios buvo mano išgyventos akimirkos, negalėjau suturėti šypsenos ir džiaugsmo, kad vėl visur lydėsiu savo karštai mylimą draugą. Jau temo, prie bendruomenės vartų mus pasitiko Radandas su broliais. Visus jis šiltai pasveikino, paliepė broliams nuvesti mūsų pavargusius žirgus, visus mus apdalijo savo širdies šiluma, bet Jasos dar ilgai nepaleido iš glėbio. Tyliai kažką kalbėjo jam į ausį, ko niekas iš mūsų negalėjo girdėti, o ir nesistengė. Mes sustojome truputį toliau nuo Jasos į Radandos, laukti tolimesnių nurodymų. Mane sujaudino Zeichedo dėmesys, kai jis supažindino mane su Jasos bendrakeleiviais, kuriuos pats ilgai pažinojo. Jie jau seniai buvo įsiskverbę į mano mintis bei širdį, ne tik kaip Jasos bendrakeleiviai, bet nuo paties pirmo susitikimo dykumoje, kai mane taip nustebino jų veidai. Jau norėjau maloniai su jais pasišnekučiuoti, bet mano žvilgsnis nejučiomis įsmigo į Oldenkoto veidą. Ir aš vėl išvydau jo akyse tą dieviško gerumo išraišką, kurį pirmą kartą mane pribloškė per Francisko pokalbį prie laužo. Atrodė, kad šis žmogus viską pamiršo. Jam nebeegzistavo nei laikas, nei erdvė, nei žmonės. Priešai save jis tematė mokinystės kelio žygdarbį, žmogaus dvasios tobulumą, brolį, kuriam skyrė savo pasveikinimą, savo susižavėjimą, savo palaiminimą. Dar kartą nusilenkiau žmogui, kuris sugebėjo visuomet matyti priešai save vieną tikslą, vieną prasmę, vieną savoką – gyvenimą amžinybėje. Liovuška, nueik į mano kambarį, padėk ten mano daiktus, persirenk ir perduok Natalijai šį raštelį. Taip pat palydėk Zeichedą ir Oldenkotą į mūsų namą ir apgyvendink juos dviejose laisvose kambariuose greta tavojo. Slavai pavesk palydėti juos į dušą ir paruošti švarius rūbus. Kai tik susiruoši, palydėk visus į Radandos valgyklą. Kalbėdama su manimi, tuo pačiu metu rašė raštelį. Tai manęs dabar jau nestebino.
nes aš nekartą mačiau, kaip įdarė keletą darbų iš karto. Su vienu kalbėjosi, kitam diktavo, trečiam nurodė sudėtingo matematinio uždavinio klaidas, nė vienas darbas nenukentėjo, atvirkščiai, kiekvienas dalyvis vos spėjo kartu su juo. Paėmęs raštelį pakviečiau Zeichedą mieląjį amerikietį eiti kartu su manimi, o visi kiti nuėjo paskui Radandą. Turėjau ne tik 2 kartus pakartoti savo kvietimą Oldenkotui, bet teko net paliesti jam ranką, kad suprastų, jog aš į jį kreipiuosi. Atleiskite, Liovuška, aš atrodo užlaikiau jūs savo išsiblaškimu, švelniai pasakė jis, sunkiai grįždamas į dabartį iš to pasaulio, po kurį klaidžiojo jo mintis. Aš vis dar nepajėgiu galutinai nusileisti į žemę, pajusti savo fizinio kūno sunkio po to, kai realiai mačiau Dievą, kai jis pripažino žmogų, pripažino didį žygdarbį, kurį tas žmogus sugebėjo atlikti per vieną įsikūnijimą. Aš taip džiaugiuosi Jasos dvasinę didybę, jaučiuosi laimingas, kad gailestingumas leido man pamatyti naują žmogaus gimimą. Jog man net skaudžiai sunku sutilpti į savo fizinį kūną. Ne aš nei Zeichedas nepertraukėme geraširdžio žmogaus žodžių. Mes pagarbiai klausėmės jo balso, aš pats mintimis skridau pas didžiąją motiną, melsdamas jos apgaubti savo atmosferą tyrą mano pašnekovo širdį ir palengvinti jam perėjimą nuo dangaus šviesos į paprastą darbo kasdienybę. Niekaip negalėjau suvokti, kodėl jo sielai, tokiai šviesiai, tyrai ir visada ramiai, šį kartą taip sunkiai sekasi susitaikyti su prabėgančiu dabar. Mano paties siela džiūgavo. Pažvelgęs į mane, Oldenkotas tarsi suprato nebylų klausimą ir dar maloniau atsakė. Visa prasmė ne tie kasdieniniai darbai, kuriuos mes dirbame, bet ta didvyriška įtampa, kurią lengvai liejame į visus darbus. Jasa viską daro lengvai, o aš viską darau širdyje, suvokdamas pareigą. Bet mokinio kelias ne pareiga, o džiaugsmas, ne darbas, o savo meilės atspindys. Ir tik tas, kuris tapo, o nesuprato, pasiekė baigiamąjį laimės momentą, kurio liudininkai šiandien buvome. Priėjome prie mūsų namo. Zeichedą ir Oldenkotą perdaviau Slavai, parodžiau jų kambarius ir taręs, kad užeisiu pas juos po pusės valandos, nuskubėjau pas Nataliją. Nepaprastai šiltai jo sutiktas, perdaviau jai raštelį, kurio turinio nežinojau, papasakojau, kad mes grįžome su Jasa, kad jos draugas, kaip ir Zeichedas, dabar gyvens kartu su mumis. Po pusės valandos, užėjęs pas savo draugus, radau tik Zeichedą. Jis man paaiškino, kad Oldenkotas manęs lauks prieangyje, nes nuėjo pas Andrejevą. Abu su Zeichedu išėjome į prieangį, kur jau sėdėjo ir gyvai kalbėjosi abu seni bičiuliai. Manydamas, kad Natalija turi eiti kartu su mumis ir matydamas ją dar nepersirengusią, labai nustebau. Brangioji, jūs dar nepasiruošėte, juk mes pavėluosime, jūs žinote, kaip mėgsta punktualumą į. Jeigu man būtų paliepta eiti su jumis, tada aš pati raginčiau jūs skubėti, kalbėjo ji iš pažiūros lygi ramiai. Bet aiškiai mačiau jos vidinį maištą, jau nekalbu apie nervingus rankų judesius, kuriais įlankstė mano jai perduotą raštelį. Man guvernantės pareigos prie kūdikio dar nesibaigė, pridūrė ji jau suirzusi. Humoro kibirkštis žybtelėjo Oldenkoto akise, ir gyvenime dar nebuvau matęs juokingesnės scenos už tą, kurios liudininku dabar tapau. Įsivaizduoju, kokie laimingi jaučiasi jums pavesti globotiniai, jeigu jiems taikote savo įprastinius, man taip gerai pažįstamus auklėjimo metodus, pasakė Oldenkotas, galantiškai kilstelėjo skrybelę ir mandagiausiai nusilenkė Natalijai Vladimirovnai. Nuo vidinės nervinės įtampas virpančiame Natalijos Vladimirovnos veide atsispindėjo ištisa gama viesulų praūžusių išraiškų. Pačią pirmą akimirką aš pamaniau, kad jį mažų mažiausiai ištrauks iš jo rankų skrybelį ir tėkš ant žemės, jeigu dar ką kaip nors stipriau žaibo greičiu nepasireikš jo suirzimas.
Tada moters akyse šmėstelėjo aštrus sarkazmas, čia pat jis ištirpo kaip ledokšniai, jį pakeitė staiga atsiradęs linksmas humoras ir Vladimirovna prajuoko, pratrūko tokiu geru linksmu bei užkrečiamu juoku, kad ir mes visi jai pritardami leipome iš juoko ir atsisveikinę su ja tebesijuokėme eidami pas Radandą. Kelias šį kartą man pasirodė kaip niekada trumpas. Tikslios ir iki galo išmąstytos vaizdinės mintis sekė viena kitą visai naujų būdų, nieko bendro neturinčių su ankstesniu mano padriku mąstymu. Radandas šiandien ypač švytintis sutiko mus pats ant savo ryškiai apšviestų namų slenksčio. Švelniai nusišypsojęs pasakė man taip tyliai, kad vos suvokiau jo žodžius. Daug, oi kiek daug pakopų įveikė kiekvienas žmogus. Nemanyk, kad tu šiandien baigi vieną savo periodą ir pradėjai kitą. Žmogaus dvasiai nėra į tiesias atkarpas padalytų kelio ruožų kaip duonos riekio. Kad žmogus galėtų išgirsti ir suprasti daug aukštesnės vibracijas, kurios visada aplink jį gyvena, bet jis jų negirdi, jo sąmonė turi sumaišyti savyje visą dabartinį suvokimą su nauju gyvenimo suvokimu, taip kruopščiai, kaip susimaišo vanduo su pienu ir tampa neatskiriami be ypatingų priemonių. O tam, kad žmogus taptų veiksmingas su nauju suvokimu, jame turi atsiskirti seną nuo naujo kaip vanduo nuo sviesto. Atmink, kad tu dar tik pienas ir vanduo. Rask savyje kur kas įdėmesnį pastabumą ir skatink savyje greitesnį vandens bei sviesto atsiskyrimą. Tai yra savo asmenybės ir individualybės atsiskyrimą. Tada įžengsi į nuolatinį įprotį gyventi amžinybėje. Kai dabar pabandžiau perteikti Radandos kalbą, žodžiais turėjau daug jų pavartoti ir vis tiek tikriausiai nesugebėjau atverti kitų žmonių sąmonėms viso šių žodžių prasmės gylio. O iš tikrųjų, visa Radandos kalba tetruko keletą trumpų mirksnių ir įėjo į mano sielą, širdį bei smegenis, kaip seka harmoningų žaibiškų momentų, kuriuos aš sugėriau tuo pačiu greičiu, kokiu jie sklido. Dabar, kai pokalbis vaizdais bei spalvomis man jau nesudaro sunkumų, aš suprantu, kad Radanda tada padėjo man pažadinti savyje sugebėjimą, kuris tuo metu dar tik snūduriavo ir buvo neatsiejamas nuo žodžių. Paėmęs už rankų Oldenkotą ir Zeichedą, o man paliepęs eiti iš paskos, Radanda pasuko į siaurą vos apšviestą koridorių ir išvedė mus į didelę šviesią salę, apie kurią iki šiol net neįtariau. Ji buvo aukšta, be langų, sienos man atrodė iš marmuro, bet geriau įsižiūrėjęs pamačiau, kad jos padarytos iš to paties nuostabaus stiklo, kaip Gregoro ir Vasilijono puodeliai. Viduryje salės stovėjo aukštas altorius, panašus į Francisko, tik daug didesnis, ant jo stovėjo 7 nuostabios taurės, degančios tokiomis pačiomis nežemiškai gražiomis spalvomis, kaip ir ant Francisko altoriaus. 8 aukšta taurė, tuščia stiklinė, visiškai balta, stovėjo priekyje kitų stalo viduryje. Aplink visa salė buvo pilna baltais rūbais vilkinčių seserų ir brolių, rankose laikančių įvairiausių spalvų bei atspalvių rožes, kurių bendruomenėje buvo gausybė. Matyt, Radanda arba jo sodininkai ypač mėgo šias gėles. Daugelyje parko vietų jos augo kaip žemaūgis miškas, stulbindamas savo aromatu ir žiedų dydžiu. Aukštai paluboje sukosi didžiuliai ventiliatoriai, užpildydami salę gaivia vėsa. Radanda nuėjo prie altoriaus ir sustojo netoli jo, laikydamas už rankų Oldenkotą bei Zeichedą, o man liepė atsistoti priekyje jų. Pasigirdo tyli giesmė. Jo garsai atsklido lyg iš tolo kažkur iš dešinės, bet kad ir kiek žiūrėjau į dešinę sieną, niekur nemačiau jokių durų. Sutelkite savo mintis, mano brangus vaikai. Šią didžią iškilmingą valandą jūs visi dalyvaujate naujo dvasinio žmogaus gimimo akte. Ir šis didis aktas toks pat svarbus, kaip pats fizinis žmogaus gimimas. Melskitės dabar, kad pasiekęs savo naują gimimą žmogus įžengtų į šią salę nuogas be aistrų bei asmeninių jausmų.
Pasitikite ateinantį čia brolį, liedami iš savęs visą, ką tik tyriausia ir didžiausia turite, ir padėkite jam peržengti slenkstį į džiaugsmą, kurio šviesa atgyja jame tam, kad jo nauja sąmonė jau nebegalėtų gyventi taip, kaip gyvena vienos žemės žmogus, kaip gyvena dar daugelis iš jūsų. Tai yra, gyvendami žemėje jūs dar sukaustyti savo asmenybės. Siųskite laimės kupinas mintis įžengiančiam žmogui, kad jo mintims žemėje vadovautų amžinybė. Šią valandą galvokite, kad ir jūs kada nors pasieksite didį išsilaisvinimą iš aistrų bei norų, iš minčių apie save kaip apie asmenybę ir pereisite į tą atmosferą, kurioje darbas vyksta kartu su gyvu gyvenimu, suvokiant jį vienu metu ir savyje, ir nesavyje, jaučiant save tik kaip individualybę, savo aukščiausiąjį aš. Tas, kuriame atgyjo gyvenimas, eina ne dėl vietų, reikalų, žmonių, jis eina per visatą dėl visatos su visata, kad ir kaip iš išorės atrodytų siauras jo darbo sektorius. Atverkite savo širdis, kvėpuokite grožiu ir su juo sutikite savo brolį. Radanda nutilo, giesmės suskambo visai čia pat, staiga per patį sienos vidurį atsidarė plačios aukštos duris ir pro jas įėjo vesdamasis Jasą už rankos. Juos supo didelis seserų ir brolių choras, visi kaip ir mes buvo apsirengę baltais rūbais. Iš viso puikių balsų choro tembro, grožio bei jėga ypač išsiskyrė švelnus tenoras, užgožiantis visą chorą, tarnaujanti jam tarsi akompanimentas. Kad ir kaip buvau susikoncentravęs bei nusiteikęs aukštoms sferoms, panorau padėkoti tenorui už jo pastangas dėl Jasos, akimis pradėjau ieškoti kaip lava besiliejančio balso, bet niekaip negalėjau jo įžvelgti, nes augaloti broliai, tarp kurių pastebėjau Gregorą, uždengė jį nuo manęs. Tik štai eisena priartėjo, figūros prasiskirstė ir aš pamačiau Vasilijonai toliai smeigtomis akimis, ant krūtinės sudėtomis rankomis, kuriuose jis laikė gėlę. Įkvėpimo apimtas veidas ir visa į giesmę įsitraukusi figūra man priminė epizodą, kai mačiau šį žmogų su gėle rankose jo namo balkone. Prisiminiau nepaprastas gėlės spalvas, mintimis nuskrėjau į didžiosios motinos koplyčią, prispaudžiau jam jos man duotą gėlelę prie širdies ir ištariau jos akivaizdoje savo pirmąjį pažadą. O didžioji motina, padėk man per amžius nepamiršti žemės brolių, per amžius nešti prie tavo kojų visų draugų bei priešų širdgėlas, kad tu, skambantis džiaugsme, pasiųstum jiems pagalbą ir pateisinimą. Pamiršau ir laiką, ir vietą, pajutau pažįstamą virpesį, išgirdau florentiečio balsą ir išvydau jį anapus altoriaus. Jasos įšventinimo diena ir tavo džiaugsmo diena, nes šiandien pamatysi, kaip žmogus nugali tamsos jėgas, jeigu prisiekė nesuvokdamas dėl savo naivumo. Nėra sąlyginumų, kurie taptų žmogaus kelio kliūtimis. Jeigu mokytojas juos nurodo žmogui, tai tik todėl, kad šiam žmogui jie trukdo. Žiūrėk ir įsimink, mokykis gyventi savo dieną su visa jėga bei gale. Ir jėga ir gale yra savyje nešamos laimės aspektai. Balsas nutilo ir mano didžio draugo atvaizdas išnyko. Įprėjo prie altoriaus, vesdamas Jasą už rankos. Dabar galėjau žiūrėti, kad ir Jasą apsivilkė oranžinius rūbus, kad rūbai švyti fantastiškomis ugnimis, o per Jasos rūbus kiaurai mačiau švytinčius bei judančius centrus, kuriuos pirmą kartą pastebėjau pas Radandą. Ji pastatė Jasą priešais altorių taip, kad visi galėjo matyti jo veidą ir figūrą iki pusės. Pats atsistojo Jasai iš dešinės. Nužvelgęs visus susirinkusiuosius, įdavė ženklą chorui nutilti. Įsivyravusioje tyloje pasigirdo jo balsas. Šiandien salėje nėra nė vieno žmogaus, kurio gyvenime ši valanda nebūtų svarbi kaip dvasinio brandumo jėgos išbandymas. Visi čia esantis yra susiję senų karmų gijomis arba tarpusavyje ir su manimi, arba tarpusavyje ir su Radanda. Jūs dalyvaujate akte
iš kurios sąmonėje turite išsinešti naują dvasinio pasaulio pažinimo formą, kad galėtumėte būti ir tapti. Čia turi sustiprėti ir atsinaujinti ne jūsų dvasinių jėgų dalis, bet visa kiekvieno iš jūsų galia turi būti atiduota kūrybiniam veiksmui, sukurti visiems naują dvasinio augimo pakopą. Galvokite ne apie save, dėkokite ne už laimę dalyvauti didžioje įšventinimo ceremonijoje, bet širdies džiaugsmu kurkite tokią tyrą atmosferą, į kurią galėtų nusileisti dieviškos šviesos srautas. Kiekvieną kartą, kai žmonės susirenka kartu, nesvarbu dėl ko jie susirinktų, atveria širdis ir visi mąsto vieną mintį. Tikrasis gyvenimas esantis mumyse šviečia pasauliui. Gyvenimo šviesa nusileidžia ir atsako į susirinkusių šlovinimą. Tomis akimirkomis, kai jūs galvojate tik apie vienatinio gyvenimo reikalą, kai jūs dirbate pamiršę, kad už darbą jūs gali apdovanoti, jūs kuriate tyrumo atmosferą. Tokių akimirkų pamiršus save suma, kiekvienam iš jūsų sukurs atitinkamo ilgio bei pločio kelią, kuris ves jūs vis artyn prie šviesiosios brolijos. Jūs dabar esate čia. Kodėl? Kiekvieno iš jūsų širdis plaka vien tik ramybė bei džiaugsmu. Jūs neskleidžiate maišto ir neigimo. Jūs išmokote teikti, tai yra kurti gyvenimą. Už šios salės sienų liko nemažai, net ir labai gerbtinų žmonių, padariusi dėl savo žemės brolių kur kas daugiau už esančius čia. Ar tai reiškia, kad jie mažiau už jūs nusipelnė? Ne, bet matuojant jų harmonijos mastais, juose per mažai ramybės. Todėl jų išsilaisvinimas dar nepakankamai subrendęs, kad būtų galima juos čia įsivesti. Nors jie savo kelyje kartais galėjo įveikti tokias aukštumas, apie kurias jūs net neįtarėte, bet jų buvimas gali suardyti aplinkinių žmonių harmoniją. Sutelkite širdyje džiaugsmą, tegul gėlės jūsų rankose tampa jūsų džiaugsmo simboliu. Meskite savo gėlės šiandien į naują pažinimo ratą žengiančiam broliui po kojomis. Giedokite giesmes, sveikinančias jį ir siunčiančias pagalbą jo naujam keliui, jo naujiems suvokimams. Kol įkalbėjo, daugeliu veidų ritosi ašaros. Bet kai jis pakvietė visus kūrybiniam džiaugsmui, kai pasiūlė visiems kaip džiaugsmo simbolį mesti jasai po kojomis gėles, neliko nė vieno verkiančio veido. Tarsi būtų plykstelėjusi laužo liepsna, vėl pasigirdo giesmė ir visos grindys buvo nuklotos rožėmis bei mirtomis. Ji nusivedė jasą į kitą altoriaus pusę, kur kartu su mumis stovėjo Radanda. Giesmė nutilo, visi broliai bei seserys atsiklaupė ir iškilmingoje tyloje pasigirdo du balsai – I ir Radandos. Dabar Radanda stovėjo iš kitos jasos pusės ir I mantras keitė Radandos mantros. I aukštai virš galvos iškėlė kažkokį daiktą, kaip man atrodė panašų į lazdą, bet nuo jos sklido toks spindesys, tarsi nuo didžiulio deimanto į visas pusės būtų tiškusios gausybė švytinčių kibirkščių, todėl aš negalėjau gerai įžiūrėti, ką į laiko rankose. Jo balsas vis garsėjo, Radandos balsas prarado visas senatvės intonacijas, atsiliepė į įkvėpimo kupiną pilnatvę bei jėgą. Abu balsai skardėjo vis dažniau ir greičiau. Man atrodė, kad nuo kiekvieno į rankos mosto visas kūnas krūpčioja. Girdėjau ir supratau jų abiejų kalbą. Aiškiai suvokiau, kad tai senoji pali kalba, bet visi šie žodžiai skverbėsi į mane ne per fizinės ausis, o per tą ypatingą klausą, kurią aš suprasdavau florentiečių ir Ali žodžius, per klausą iš mano antrosios sąmonės, atsiveriančios manyje, atribojusius nuo tų fizinių vibracijų, kuriuose gyvena mano kūnas. Jų abiejų tariamų žodžių prasmė buvo skirtinga.
Ar girdi mus, didžioji motina? Mes tau atvedėme tavo sūnų, kalbėjo į, o kibirkščių lietus pažiūro ir ant jo, ir ant Jasos. Gailestingume, amžinas gyvenime, aš liudiju tau, kad tavo sūnus jau apvalytas nuo blogio, jo dvasia švari, priimk jį, meldė Radanda, o kibirkšti žibo ir ant jo, ir ant Jasos. Ar gali visa didžiosios šviesiosios brolijos gailestingumo bei gerumo jėga priimti naują brolį į savo gretas ir suteikti pagalbą jo veiklai, šaukėsi į, o kibirkštis žiro ir ant jo, ir ant Jasos. Liudiju visai šviesiai brolijai, kad naujojo brolio darbas, jo meilė žmogų, jo ramybė, nepajudinami ir nesavanaudiški. Nieko neigiama negali prasiskverbti per jį į didįjį brolijos darbo kelią, vėl šaukėsi Radanda, o kibirkštis žiro ir ant jo, ir ant Jasos. Štai ištiesė Jasai oranžinę taurę, stovėjusią priekyje kitų spalvotų taurių ir buvusią visiškai baltą, kai mes įžengėme į salę. Aš tą gerai įsidėmėjau. Jasa atsiklaupė su taurė rankose. Ji iškėlė virš jo galvos ranką su lazda ir jos antrą galą paėmė Radanda. Pasigirdo garsi choro giesmė, viskas aplink sušvito, ore kaip drugeliai suplazdėjo daugybė spalvotų žvaigždžių. Radanda ir dabar kalbėjo abu kartu, bet per garsų choro giedojimą negalėjau įsiklausyti jų žodžius. Staiga visa salė sušvito tokia akinama šviesa, kad turėjau net užsimerkti, suklupau. Man atrodė, kad praėjo labai nedaug laiko, bet kai pagaliau pajėgiau atsistoti, Jasos jau nebuvo prie altoriaus, broliai ir seserys giedodami ėjo iš salės, o greta mane stovintis Oldenkotas padėjo man atsistoti, jis labai tyliai ištarė. Mokinyje nėra nė vienos minties apie save, jame tėra meilės jėga, siunčiama broliui jo naują kelią. Viskas, ką gali padaryti vienas žmogus dėl kito didžiausiomis jo gyvenimo ir mirties akimirkomis, skleisti savo paties meilę jo šventovėje, kad dar ryškiau šviestų jam šviesa, kad jis galėtų greičiau pereiti siauras prieš jį esančių naujų kelių sankirtas. Jis paėmė mane už parankės, jaučiau savyje didžiulę fizinę jėgą, bet dar keletą minučių tebebuvau apakintas ir apkurtas. Kai visi broliai ir seserys išėjo, Oldenkotas paleido mano ranką ir priėjo prie Jasos. Aš negirdėjau, ką jis jam kalbėjo, bet iš Jasos veido nušvietusios laimingos šypsenos supratau, kad jo žodžiai prasiskverbė į naujo išventintojo širdį ir suteikė jam džiaugsmą. Mačiau, kad Zeichedas taip pat priėjo prie Jasos ir pasakė šiam kažką reikšmingo. Tik aš vis tebestovėjau vienoje vietoje, neturėdamas jėgų prieiti prie brangaus Jasos ir išreikšti savo meilę šiai švelniai aukliai, draugui bei pagalbininkui. Kreipiausi į didžiąją motiną, paliečiau jos gėlelį ir mane nušvietė nauja atsiverimo jėga. Išvydau save kažkur toli, senai prabėgusiame laike, greta berniuko Jasos. Aš tiesiau jam pinigų, duonos, pieno. Puoliau prie savo Jasos, apkabinau jį su visiškai nauju senos draugystės bei meilės jausmu ir nesuturėdamas laimės sušukau, Jasa, aš prisiminiau, kad tave nubaudė burtininkas. Kai tave nubaudė burtininkas, atnešiau tau valgyti, o Jasa, jeigu galėčiau tau kaip nors atitarnauti už visą tavo gailestingą rūpestį, kuriuo mane dabar apgaubei. Priimk mano ištikimybę, aš pasistengsiu daugiau niekada nepamiršti, kaip seniai tave pažįstu ir myliu. Ak, Liovuška, tu man atnešiai ne tik valgio pinigų, bet ir padėjai man pabėgti. Mano skola tau kur kas didesnė, bučiuodamas mane, pasakė Jasa. Prie mūsų priėjo į Radanda, pasveikino Jasą ir nusivedė į vyresniojo kambarius. Jį paliepė mums visiems eiti į valgyklą ir palaukti jo ten. Nuėjome į valgyklą, ji buvo dar beveik tuščia. Te buvo tie keli broliai bei seseris, kuriems Radanda paliepė čia ateiti. Tie, kurie dalyvavo Jasos įšventinime, atėjo kartu su mumis, o kiti jau laukė čia. Iš karto, kai tik įėjome į valgyklą, prie manęs priėjo Gregoras. Jo veidas dabar buvo ramus, bet aš išvelgiau tiek jaudulį, tiek ir vidinį pakilimą. Jaučiau, kad jame kunkuliuoja vulkanas, bet tik naujas mano įžvalgumas padėjo prasiskverbti pro jo išorinę savitvardą. Gregoras be jokių įžangų ėmė kalbėti su manimi taip, lyg mes tik prieš valandėlę būtume nutraukę seniai pradėtą pokalbį. Liovuška,
Aš turiu pasidalyti su jumis savo naujomis žiniomis, nes tik jūsų dėka jas atradau. Pirmasis mano atradimas. Nereikia ypatingų nuolat žmogų lydinčių sąlygų, kad jis būtų artimas mokytojui. Antrasis. Žmogus gali būti jaunas, gali nieko neprisiminti šiame įsikūnyme apie savo praeitį. Ir visgi praeityje jis turėjo būti labai gerai pasiruošęs mokinystei, turėjo būti įveikęs jos pradinės pakopas. Trečiasis. Visos pastangos jėga prasiskverbti į aukštą dvasinį kelią, proto pastangos įsprausti į save kelio aukštį negali atnešti rezultato. Dar kartą. Trečiasis. Visos pastangos jėga prasiskverbti į aukštą dvasinį kelią, proto pastangos įsprausti į save kelio aukštį negali atnešti rezultatų. Su nuostaba klausiausi Gregoro, nesuvokdamas, kuo čia dėtas aš, bet jis neleido man stebėtis ir tęsė toliau. Pirmuoju susitikimu su mokytoju kurio aš pats neapsakomai siekiau, buvau visiškai nusivylęs. Tada buvau vienas iš žinomiausių dailininkų, nusprendžiau, kad einu grožio keliu, kad taip tarnauju žmonijos švietimui bei tobulinimui ir turiu teisę būti šviesiosios brolijos narys. Galite įsivaizduoti, su kokia gera nuomonė apie save, gerbėjų ir mane dievinančių žmonių išlepintas atvykau pas mokytoją prašyti priimti mane į šios brolijos narius. Ji nepradėjo man aiškinti, kokius privalumus turi turėti žmogus, norintis tapti didžiosios šviesiosios brolijos nariu. Jis tik paklausė manęs. Jums atrodo, kad einate grožio keliu ir taip tarnaujate žmonijai. Ar galite prisiminti bent vieną savo darbą, kurį pradėjote ir baigėte su džiaugsmu? Ar galite man pasakyti, kad imdamasis kūrybos pamirštate apie viską išskyrus tas sielas, kuriuom savo darbus stengiatės atverti grožį? Kas yra grožis? Tai kuriančio ir jo aplinkos harmonija. Tai jo pasveikinimas dieviškai jėgai, kurią jis savyje atgaivino ir stengiasi skleisti išorėje. Tai vienintelis kelias tarnauti žmonėms grožiu. Nes jeigu jūs kūrėte kupinas asmeninių jausmų, jūsų kūrinys palies tik asmeninį kiekvieno lygį ir nieko daugiau. Grožio kūrėjas neša jį žmonėms pamiršę save. Jis kūrė ten, kur baigėsi asmeniškumas. Jis myli ir gerbia žmonės, todėl gali vienyti su jais per grožį ir vienyti juos grožyje. Jis nėra aistrų apsėstas, jūsų kelias nebuvo toks ir jis negali jūsų atvesti į vienijimąsi su šviesiaja brolyje. Ji galėjo ir nepridurti šių žodžių, kol jis kalbėjo priešais mane, kaip regėjimų virtinė praplaukė viso mano gyvenimo, visos mano kūrybos vaizdai. Ir aš aišku supratau, kaip stipriai ir kvailai klydau. Gregoras nutilo, jo akis tarsi vėl vartė praeities puslapius. Jis sunkiai atsiduso, perbraukė ranką kaktą, savo liūdną veidą, pažvelgė man į akis, nusišypsojo ir tęsė toliau. Matau, kad jūs laukiate paaiškinimo. Kaip? Tai supratęs ištaisiau savo klaidą. Jūs manote, kad aš nušvitau, padėkojau mokytojui už jo išmintingus žodžius ir ėmiau naujai kurti? Dėl to paties tikslo, kurį pavadinau šventu, dėja jūs klystate. Aš viską supratau, kaip jums ir sakiau. Supratau iki galo ir tikriausiai nebejai pagalbos. Bet maištas, kurį sukėlė manyje jo žodžiai, įžeistas pasaulinės įžymybės kabutėse išdidumas, nukentėjusi savimylė, visa ši vidinė banalybė, taip mane apakino, kad išėjau baisiausiai suirzęs. Visą savaitę siautėjau, liejau savo nelaimę. Patikėkite, man tai buvo tikrai didžiulė nelaimė. Ant visų mane supančių, ištikimai mylinčių žmonių. Užmečiau darbą, pradėjau gerti ir rūkyti, ko anksčiau niekada nedariau. Kuo labiau suvokiau absoliutų mokytojo teisumą, tuo labiau mane siutino, tuo atkakliau ieškojau išorinių argumentų, kad apkaltinčiau jį žiauriu neteisingumu, pateisinčiau save patį. Gregoras vėl patylėjo ir šį kartą jo veide šmėstelėjo skausminga išraiška, tarsi skausmo spazmas, tada prabilo daug tylesniu balsu. Apie vėlesnius gyvenimo įvykius daug metų stengiausi negalvoti. Šiandien trumpai nužvelgsiu juos, nes be jų išvados, kad aš jums už daug ką dėkingas, bus neaiškios. Išvykau iš to miesto, kuriame susitikau su mokytoju ir kuriame, kaip aš žinojau, jis turėjo ilgai gyventi. Kelerius metus buvau pasinėręs į audringą ir palaidą gyvenimą,
nusviedęs save kuo toliau nuo jo kelio. Bet kuo labiau stengiausi išmesti prisiminimus apie susitikimą su jį, tuo giliau jie smelkėsi man į širdį. Pasiekiau stadiją, kai į atvaizdas tapo mano antrininku. Kai jau buvau pasiruošęs pas jį grįžti, ieškoti naujo susitikimo ir atsiprašyti jo, staiga įvyko kitas susitikimas, kurio viso siaubo nei tada, nei daug vėliau nesuvokiau. Vienoje iš parodų mano paveikslas turėjo tokį pritrenkiamą pasisekimą, kad prie jo visą laiką buvo didžiulė žmonių minia, o kitos salės visiškai tuščios. Atvykau per patį aristokratiško sambrūzdžio įkarštį ir man pasirodžius kilo ovacijos. Publikos entuzijazmas dar labiau mane įtikino, kad aš esu būtent tas, kuris gali vienyti žmonės per grožį. Deja, visaip stengiausi save įtikinti, bet širdyje girdėjau tylų balsą, kuris man kalbėjo. Tai ne grožio kelias, o tavo garbės troškimas. Tu neši žmonėms nedidžią meilę, o vien džiaugiesi, kad jie tave šlovina. Tu ieškai grožyje savęs, o ne grožio savyje. Jūs suprantate, kaip aš įnirtingai stengiausi nuslopinti savyje šį balsą. Tarp meilę man išpažįstančių susižavėjusių moterų viena buvo ypač graži, galima net pasakyti nepriekaištinga gražuolė, kurios grožis buvo nemažesnis už atkaklumą. Bet kažkas trukdė man ją mylėti. Ar tai šis jos atkaklumas, ar kažkas jos viduje, ko negalėjau išreikšti žodžiais. Visai kaip gėlės aromatas. Ne kiekvienos gėlės aromatas sukelia norą jo įkvėpti. Taip ir čia. Ta žodžiais neišreiškiamas kažkas trukdė man peržengti įprastinio mandagaus asistavimo ribą, nors pikti liežuviai tikriausiai laikė mus artimais žmonėmis. Ta kartą priejusi prie manęs gerbėjų minios apsuptyje, visiems demonstruodama savo artumą, man jį linksmai pasakė: Gregorai, jūs užkariavote ne tik Europą, net Himalajai noriu jums nusilenkti, tai jau lyg ir truputį per daug. Nelaimingas beprotis. Aš visą suvirpėjau, širdyje įsižiebė ugnis, pagalvojau, kad čia atėjo į. Be abejo, tik nuolatinė mintis apie jį galėjo mane taip suklaidinti. Gyvendamas tokį palaidą gyvenimą, nuolat apsuptas pačių ugningiausių aistrų emanacijų ir dar su pakibusia ant kaklo moterimi, kuri nebuvo man nemaloni, pasigailėjimo vertas beprotis. Už jo stovėjo tamsiaplaukis vyriškis indiškais, tiksliau tibetietiškais ryškių spalvų rūbais, kurie man kaip dailininkui rėžė akį neskoningumu bei harmonijos stoka. Jo žvilgsnis buvo skvarbus, nemalonus ir kažkas jame, kaip ir jį pristačiusioje damoje, dar stipriau mane atstūmė. Visa jo figūra ir veidas tryško sveikata, jėga ir tenka pripažinti net galia, bet nebuvo nė užuomenos į šventų Himalajų žavesį. Slėpdama savo nusivylimą, rūpestingai stengdamasis užmaskuoti sumišimą bei pasikeitusi veidą, žemai nusilenkiau jam ir paklausiau damos, kokia kalba priimtina jos draugui. Aš kalbu visomis kalbomis, kurias jūs mokate, gerbiamas dailininkė. Nepajėgiu atsispirti pagundai susipažinti su tokiu pasaulinio masto genijumi. Atleiskite, jeigu susitikimas su manimi jums nepageidautinas, bet jeigu mano draugija jums nėra pernelyg nemaloni, gal neatmesite nuolankiausio prašymo kartu papietauti. Aš moku labai gerai gydyti širdies žaizdas ir išvaduoti žmones nuo įkyrių prisiminimų. Šios paskutinius žodžius naujasis pažįstamas ištarė taip tyliai, kad juos išgirdau tik aš vienas. Jis laikė stipriai suspaudęs mano švelniai ir minkštą ranką savo stipriame stambiame delne. Šis rytietiško žmogaus veidas mane labai nustebino, nes tokius matydavau tik pas vikrius spekuliantus. Nežinau, kas su manimi atsitiko tuo momentu. Norėjau mandagiai ir sausai atsisakyti šio perdėtai rytietiško kvietimo. Norėjau net pasipiktinti jo įkyriu ir įžūliu lindimu į mano vidinį gyvenimą. Ir vietoje to kartą nusilenkę sutikau. Tuo aš labai įžeidžiau savo artimą draugą, su kurio šeima buvau pažadėjęs praleisti tą vakarą ir kur mano garbei buvo pakviesta svečių. Juodos nepažįstamo akys šmirinėjo po mane tarsi pelių pora. Jo lūpos šypsojosi, jo akys narstė neramino įsakinėjo. Mano dama paėmė mane už parankės, vėl lydimi ovacijų nulipome laiptais, sėdome į puikią mano naujo pažįstamo karietą
ir nuvažiavome triukšmingo miesto gatvėmis. Jūs nesistebėkite, aš esu labai aukšto laipsnio magas ir lengvai skaitau žmonių mintis. Jeigu turite užslėptų ar jums neįgyvendinamų norų, galiu juos visus pakloti po jūsų kojomis. Per daug užimtų laiko pasakoti jums 3 mano gyvenimo metų istoriją. Išdėstysiu trumpai. Kai tik įžengiau į jo namus, tikrą neskoningo provincialaus vulgaraus rytietiško muziejaus parodiją, nustojo egzistuoti kaip Gregoras. Tapau šio mano valią ir mintis užvaldžiusio žmogaus šešėlių atspindžiu. Jis mokė mane magijos, kuri pasirodo buvo juodoji, rodė įvairiausius stebuklus ir į atvaizdas dingo iš mano atminties, lyg niekada nebūčiau jo sutikęs. Jeigu anuomet veržiausi tarnauti žmonėms grožiu, tai dabar gyvenau vien mintimis apie pelną, prabangos ir šlovės troškimą. Moteris, kurios anksčiau nemylėjau, dabar tapo mano žmona ir visai padėjo mano draugui vyti virves iš mano aistrų maišo. Mano šlovė tebeaugo, paveikslai turėjo didžiulę paklausą, bet jų pobūdis labai pasikeitė. Jie atspindėjo vien žemę, kurios aistros degė juose gundančiomis ugnimis, išryškindamos dorybingumu užgloistytas ydas. Tikriausiai per tą parodą pastumėjau į pagundas ne vieną sielą. Naujas globėjos padėjo man lieti į kūrinius velniškos spalvų ir išraiškų jėgą. Taigi jis buvo tas tamsusis okultistas, kuriuos rytuose vadina dukpa. Rytausi vis žemyn. Visiškai pamiršau dangų, tyrumą bei gerumą. Visi ankstesni draugai nusigręžė nuo manęs, ištikimas liko tik vienas Vasilijonas. Ir aš tempiau jį žemyn kartu su savimi. O laikas bėgo. Kartą dukpa pranešė man, kad greitai turi įvykti jo ordino susirinkimas ir aš būsiu priimtas ir išventintas į jo narius. Mano žmona susirgo, o dukpa turėjo išvažiuoti ordino reikalais. Laikydamas mane patikimu savo valios auka, jis nusprendė išvažiuoti vienas ir aš be jokių palydovų išėjau pažiūrėti, kaip kabinami paveikslai mano naujai parodai. Oras buvo puikus, vežikui liepiau važiuoti prie parodų rūmų vienam, o pats nusprendžiau eiti pėsčiomis. Priėjęs tiltą per gražią plačią upę užsižiūrėjau saulės žaismą, į debesų ir pakrantės medžių atspindžius vandenyje, ir staiga suvokiau, kad jau kelerius metus nemačiau saulės, gamtos, dangaus. Mintis kaip debesis audringai lėkė viena paskui kitą. Kai stovėjau ant šio atradimo priblokštas, nesuvokdamas, kasgi nutiko mano gyvenimui, kur aš, staiga greta manęs išdygo nuostabi figūra. Nedrįstu pakartoti visko, ką jis man tada pasakė. Bet aš jam tepasakiau vieną žodį – išgelbėkite. Palaiminta širdis neatstūmė manęs ir atvėrė man akis į tą bedugnę, ant kurios krašto stovėjau ir į kurią vedžiausi Vasilijoną. Po 2 valandų kartu su dar 10 žmonių mes plaukėme garlaiviu į rytus. Matau, kad jūs vis tiek nesuprantate, koks ryšys tarp jums papasakoto mano gyvenimo ir jūsų paties. Labai didelis, Liovuška. Praėjusio pokalbio su jį metu jau šioje bendruomenėje, kurią jis atlydėjo mus po kurio laiko praleisto tėvynėje, tai yra Dartrano oazėje, nes mes abu su Vasilijonu joje gimė ir užaugę, jis man pasakė, nemanyk, draugė, kad atsidavimas bei pasiaukojimas, o svarbiausia vientisa ištikimybė ir tarnavimas tiesai ateina žmogui su amžiumi. Kai tu tiek išlaisvinsi savo dvasią, kad nustosi galvoti apie save ir sugebėsi matyti tave supančius žmonės tokius, kokie jie yra iš tikrųjų, tai yra kaip tiesos dalis, įsitikinsi, kad tiesa gali būti atverta ir visai jaunai formai, be jokių tam būtinų žemės būties sąlygų. Tu pamatysi ir įsitikinsi, kad sena dvasia, daug dirbusi dėl savo išsilaisvinimo, gali turėti visiškai jauną formą. Tu suprasi, kad protų tarnauti idėjai negalima, kad bendravime su žmonėmis reikia pasiekti paprastumą. Paprastumas atveria širdį jausti pagarbą kiekvienam sutiktajam jo evoliucijos taške. Ir ši pagarba atver širdį paprastam gerumui, o tu pats lengvai suvoksi, kad tik ištikimybė vientisai iki galo atveda žmogui proto bei širdies harmoniją. Ir jau patį pirmą kartą, kai tu pamatysi,
Šias 3 tiesas žmoguje perskaitysi ir pirmąją mokinystės taisyklę būk pasiruošęs. Nes tik šią akimirką tu pats būsi pasiruošęs šviesiosios brolijos darbui. Sugebėsi atlikti jos uždavinius plačiajame pasaulyje. Pirmasis žmogus, Liovuška, kuriame aš perskaičiau ir suvokiau 3 savo tiesas, buvote jūs. Dabar suprantate, kodėl taip jaudinuosi, kodėl aš toks dėkingas jums, pirmajam žmogui, iš kurio pavyzdžio suvokiau, kad matau, kad galiu gyventi laisvas, kad kursiu žmonėms ir jų gerovį. Aš laimingas, noriu apkabinti visą pasaulį ir pirmiausia jūs. Gregoras švelniai apkabino mane, neverta net kalbėti, su kokiu džiaugsmu aš atsakiau į šį apkabinimą. Vos baigėme kalbėti, iš karto atsidarė plačios valgyklos durys ir jose pasirodė Ijasa, Radanda, paskui juos Zichedas, Oldenkotas ir dar daug man nepažįstamų žmonių, o pačiame gale savo nuostabai ir džiaugsmui išvydau Nataliją, Bronskį ir visus likusius, kuriais jai buvo pavesta šiandien rūpintis. Slavas su keletą jaunuolių užbaigė šią eiseną. Ji kaip visada atsisėdo už Radandos stalo greta jo, iš kitos Radandos pusės atsisėdo Jasa, ji nužvelgė salę, jo žvilgsnis stabtelėjo ties manimi ir Gregoru. Jis mums nusišypsojo ir pakvietė prieiti. Paliepė man sėsti greta jo, o Gregoras atsisėdo greta manęs. Kai visi susėdo į nurodytas vietas, aš atsidūriau priešais Nataliją. Oldenkotas ir Bronskis sėdėjo greta jos. Man atrodė, kad Andrejevos veidas liūdnas, kad jis susinervinusi ir nepatenkinta. Tai buvo keista, nes mano širdis taip džiaugiasi už Jasą, kad visus čia susirinkusius žmonės, kad niekaip negalėjau suprasti, kaip galima sutelkti dėmesį tik į save ir būti paniurusiam. Man neteko ilgiau galvoti apie brangę draugę, nes Radanda davęs broliam ženklą patiekti valgį atsistojo ir kreipėsi į visus čia esančius. Sveiki, mano brangus draugai. Šiandien beveik visiems čia susirinkusiems didi diena. Ramybė, didžia širdies ramybė, džiaugsmą kaip palinkėjimą išvykstantiems į tolimą kelią, štai ką turi jausti kiekvienas čia esantis žmogus, išlydėdamas savo artimuosius į tolimą naujo tarnavimo žmonėms kelią. Visi, kurie dar nepajėgė šią valandą pervesti savo dvasios į minčių apie pagalbą iš čia išvykstantiems broliams bei seserims aukštį ir jų laiminti, pakeiskite minčių eigą, pamirškite save ir galvokite vien apie tai, kad savo dygios auros rovėmis nesudrumstumėte bendros harmonijos. Eidamas per savo dieną, žmogus daugiausiai turi galvoti, kaip ir visuose darbuose bei susitikimuose skleisti kuo daugiau ramybės. Ramybė, kurią viena siela lieja į kitą, tai klijai, sutraukiantis ir zlumo žaizdas. Tai gydantis kompresas kunkuliuojančio aistrų kraujosrūvai, balzamas įžeistai pašnekovo sielai. Niekada nepamirškite, kad visa jūsų veikla, kad ir kokia aukšta ji būtų, dauguma atvejų bus sunki jūsų sutiktiesiems, jeigu patys būsite apimti maišto ir disharmonijos. Vertingiausia veikla nebus prieinama masėms, jeigu ją pasaulyje vykdantis žmogus dar neišlaiko savo savitvardos. Jo darbas net ir genialus, te bus nedaugelio suvoktas, nes tiek didžią, tiek nereikšmingą idėją skiepyti liaudies masėms gali tik tas, kurio jėgos stabiliai pusiausvyros. Visi iš čia išvykstantis arba čia liekantis, pajauskite dabar savyje visišką ramybę, kad jums čia būtų dar likęs laikas būtų tarnavimo tiesai akimirkos, o ne mintis apie tarnavimą jai. Radanda atsisėdo. Salės tyloje buvo galima girdėti žmonių kvėpavimą. Broliai padavėjai jau nešė antrą patiekalą. Nužvelgiau priešais mane sėdinčių žmonių veidus ir nustebau, kokios skirtingos buvo jų išraiškos. Nuolat geras Oldenkoto veidas dabar man atrodė kaip akmens statulos. Jis buvo toks ramus, ryžtingas, tarsi kartą visiems laikams ištarta priesaka, kurios niekas niekada negalės paveikti. Andrejeva, kurios skruostai plieskė raudoniu, akys svaidė žaibus, dėjo nežmoniškas pastangas stengdamas įgyti pusiausvyrą.
Žinodamas jos gerumą ir nepaprastą geranoriškumą žmonėms, rimtais gyvenimo momentais, prisimindamas, ką ji kalbėjo man priebutį apie naujai surastą susitaikymą, stebėjausi ir negalėjau suprasti, kas sukėlė tokį jos kunkuliavimą. Nemažiau nustebino mane ir Bronskis. Atrodė, kad aktorius dabar neegzistuoja čia. Tiksliau, visa aplinka neegzistuoja jam. Akis buvo įbestos į tolį, kiaurai skrosdamos visus čia sėdinčius. Figūra tiesi, įsitempusi. Galva aukštai iškelta, tarsi jis būtų klausęsis kažko ne čia esančio, bet tokio svarbaus ir nepaprasto, kad negalėjau nuo jo atsiplėšti. Supratau, kad jį apėmė aukšta ekstazė ir man nėra reikalo apie jį galvoti, kad jis ir Oldenkotas kiekvienas savaip neša savyje tiesą, vientisai jai tarnauja, kaip sugeba ir pajėgia. Grįžau prie Andrejevos. Siųsdamas jai pačią stipriausią meilę, švelniai paliečiau didžiosios motinos gėlelę, melsdamas ją įlieti ramybės į mano puikią seserį, panašesnį į gilę jūrą, o ne į žemės kūną. Pajutau lengvą elektros srovę tekančią nuo jį per mane ir pamačiau daugybę raudonų žvaigždučių skriejančių nuo jo per visą stalą į Natalijos aurą, besisukančio aplink jos galvą ir neramiai judančias rankas. Dar po valandėlės dingo raudonis nuo jos skruostų, didžiulių akių svaidomo žiežirbos virto švelniais ir maloniais spinduliais, o lūpose šmėstelėjo šypsena. Ji pažvelgė į sunkiai atsiduso ir dėkodama, nuolankiai dėkodama, nulenkė galvą į pusę. Salėje vis tebebuvo tylu, tik iš kažkur atrodė, kad iš labai toli buvo girdėti darni, nepaprastai graži giesmė. Tarsi didžiulis, neregėtas ir nežemiškas choras būtų giedojęs gyvenimo himną. Kai ši giesmė sudrumstė salės tylą, po keletą minučių ji atsistojo. Iškėlė rankas į viršų, tarsi kviesdamas aukščiausias jėgas palaiminti visus susirinkusiuosius, paskui peržegnojo visus plačiu kryžiumi ir prakalbo. Dieve mano, kiek kartų aš jau buvau girdėjęs į kalbas, kokiomis įvairiausiomis aplinkybėmis buvau matęs jo nuostabų veidą ir niekaip negalėjau priprasti prie šio grožio, prie šio nuostabaus balso melodijos ir tiesiog visos jo esybės harmonijos. Mane visada stulbino į kalbos, bet šį kartą jo žodžiai liejo ypatingą paguodą bei ramybę tiesiai į mano širdį, trokštančiai įsitraukti į brangaus mokytojo draugo, nuolaidžiausių iš visų globėjų veiklą. Brangus mano broliai, vaikai, bendradarbiai ir draugai. Ne pirmą kartą susitinku su daugeliu iš jūsų savo kelyje. Didžioji šiandien čia esančių dalis asmeniškai susijusi su manimi senomis karmomis. Kita dalis taip pat stipriai susijusi su kitais šviesiosios brolijos nariais ir tai neturi ypatingos reikšmės, nes jeigu žmogus susijęs su vienu brolijos nariu, jis susijęs su visais jos nariais. Šviesiojoje brolijoje nėra sąlyginumų, ji gyvena ir veikia tik realybės, amžinybės pagrindais. Šią valandą, didžią kiekvieno iš dalyvaujančių gyvenimo valandų, sveikinu jūs visos šviesiosios brolijos vardu, kaip jos jaunesniuosius brolius ir ištikimus bendradarbius visuotinėje didžiosios meilės veikloje. Jūs išsilaisvinote iš ištiso prietarų debesies ir taip išlaisvinote save darbui plačiajame pasaulyje, sustiprinę savo ištikimybę tarnauti vieninteliam tikslui žmonių geroviai. Jūs vyksite į Ameriką, į tą bendruomenę, kurią dabar organizuoja vienas iš aukščiausių mūsų brolių, didis mokytojas Florentietis. Jūs tapsite džiugiais jo pagalbininkais, skleisite naujoje bendruomenėje visą tai, ką čia pasiekėte ir ko išmokote. Ką dabar, draugai, reiškia jums žmonės? Ką jums reiškia žemė? Ar turi jums reikšmę žemės lopinėlis, kuriame tarnausite žmonėms? Žmonės jums vienatinio gyvenimo dalelės, žemė jums amžinas kelias, trumpas šio vienatinio gyvenimo etapas, palaimintas darbo etapas tomis sąlygomis, kurias kiekvienas pats savo sukūrė ankstesniais įsikūnijimais. Ne kiekvienas savo žemės kelyje pasiekia tokį išsilaisvinimo lygį, kad abejingai, be asmenybės varžtų traktuotų vietą, laiką ir aplinką.
Jūs pasiekėte, tapote šviesiosios brolijos keliais. Jūs galite vykdyti jos uždavinius, galite būti kūrybos ugnies perdavimo žmonių laimiai taškai. Kokie jūsų artimiausi uždaviniai? Ar baigėsi jūsų darbas su savimi, su begaliniu jūsų dvasinių pasiekimų ugdymu vien todėl, kad tapote darbo priemonėmis, Dievo arfomis, kuriomis gali groti, tai yra, per kurias gali dirbti aukštos dvasios būtybės? Pagalvokite patys, ar egzistuoja žmogui ribos vystyti savo kūrybą? Ar baigėsi kada nors genialus aktoriaus darbas su savimi? Kuo daugiau jis pasiekia dirbdamas su savimi, tuo didesnė tampa jo įtaka, kurią jis ruošia savo darbo vietą, savo kuriančią dvasią. Taip ir jūs. Kuo didesnė jūsų savitvarda, tyrumas bei meilė, tuo naudingesnis bus jūsų tarnavimas pasiaukojantiems šviesiosios brolijos darbštuoliams. Kuo didesnė bus jūsų ištikimybė, kuo aiškiau suvoksite, kad jums nebeegzistuoja nei pagirimai, nei apdovanojimai, kad jūs deginate šias sąlyginumų šiukšles amžinybės ugnyje, tuo didesnė bus ta pagalba, kurią šviesieji broliai gali per jūs skleisti žemėje. Drąsos. Jūs visi, aišku, iš kūno ir kraujo, bet jūs ir iš dvasios bei šviesos. Ne visada jūsų auros gali būti tvirtai nepajudinamos, kai susiduria su jums kenksmingu aurų smūgių spaudimu. Tokie susitikimai kunkuliuojančioje gyvenimo maišatyje, į kurią jūs išeinate, jums neišvengiami, bet nepraraskite drąsos bei savitvardos būtent tomis akimirkomis. Neįsileiskite suirzimo į širdį, saugokite mintis, prisiminkite, kad niekas iš jūsų nėra vienas, kad einate kartu su milijonais pasiaukojusių dviejų pasaulių darbštuolių, siunčiančių jums nuolatinę pagalbą. Tik sugebėkite ją sugauti. Nenusiminkite, jeigu teks susidurti su siaurais religininkais, su šiurkščiais sektantais, nelaikančiais sutiktojo žmogumi, jeigu šis ne pagal jų formą garbina Dievą. Tais atvejais stenkite savo pavyzdžių parodyti, kad religija neturi reikšmės, o dažniausiai ir nereikalinga tiems, kurie garbina tiesą, jei tarnauja, ją sveikina gyvame žmoguje. Naujoje vietoje jūs sutiksite su vienu iš aukščiausių mokytojų, žavingiausių ir gailestingiausių iš didžių žemės žmonijos valdovų. Jūs dabar liūdintis, kad teks palikti vietą, kurioje radote jėgų įžengti į harmonijos vibracijas, suvokite, kad ne vieta padėjo jums jas rasti, o jumise išsirutuliojusi gyvenimo jėga. Jos aspektas pakėlė jūs į lygį, kuriame egzistuoja tų vibracijų bangos. Pakilę dvasia į tą lygį, jūs sugebate vibracijas girdėti, jausti širdimi, todėl ir įžengėte į harmoniją. Ar galite prarasti šią įgytą jėgą vien todėl, kad pakeisite gyvenamą vietą? Žmogus gali prarasti jėgą, jeigu aistra, nuo kurios jis manė esąs išsilaisvinęs, o ji iš tikrųjų tebebuvo jame gyva, pirmo pasitaikiusiu atveju pasireikš gyvenime. Kaip atgijusi gyvatė pakels savo galvą ir sudrums jūsų harmoniją. Į ką jūs turite sutelkti dėmesį naujame gyvenime? Kokius kasdienius uždavinius turite savo kelti? Jeigu jūsų aplinka, pats judantis gyvenimas, tai ir jūs patys jis. Sutelkite dėmesį ne į tai, kas ir ką daro, bet kaip jūs patys į tai reaguojate. Išmintingai ir gailestingai vadovaujant mokytojui Florentiečiui, jūs dar lengviau bei paprasčiau suvoksite savo žemiškas pamokas. Vykite džiaugsmingai, lengvai, linksmai. Atminkite, kaip Radanda mokė jūs bet kokį darbą pradėti tik tada, kai esate džiugiai nusiteikęs. Išlaikykite šią taisyklę ir naujame gyvenime. Tebūna jūsų dienos lengvos jums ir džiugios visiems jūs supantiems. Išeikite iš čia su ramybe ir skleiskite ją kiekviename naujame darbe bei susitikime. Ji vėl peržegnojo visus plačiu kryžiumi ir nuo kiekvieno jo rankos mosto valgykloje žybtelėjo šviesa. Pagarbiai tylėdami žmonės pradėjo skirstytis iš salės. Kiekvienas prieidavo prie Radando, žemai nusilenkdavo ir beveik visi reiškė jam dėkingumą vienodais žodžiais.
Palaimink, Tėve, savo meiliai tolimą kelią. Tau esu dėkingas už savo atgimimą. Dėkoju tau už gerumą ir rūpesčius. Čia supratau, kas yra gerumas, meilė, džiaugsmas. Tavo atvaizdas man padės ir toliau. Nepamiršk manęs, Tėve. Radanda kiekvieną švelniai apkabindavo ir atsakydavo: išsinešk širdyje ištikimybę ir stiprink ją sutiktuosiuose. Būk palaimintas, mano širdis per amžius nepamirš tavęs. Lenkdamiesi jį beveik visi kalbėjo: tu mane išgelbėjai. Būk palaimintas, mokytojau, noriu atitarnauti tau. Ji atsakydavo visiems: tu kelias ir aš kelias. Nėra nei gelbstinčių, nei žūstančių, tėra mylintis ir abejojantis. Būk tvirtas, auk, mylėdamas nugalėk. Kai visi broliai išėjo, jis subūrė mus aplink save, švelniai pažvelgė Andrejevą ir pasakė: kas vieno mastais nepaprastai daug, tas kito masteliu pražūtingai mažai. Amžinam žmogaus keliui neturi jokios reikšmės, kokiose ceremonijose jis dalyvauja, prie ko jis prileidžiamas. Bet didžiulę reikšmę turi vien tai, kad jis visur dalyvauja, ką atsineša į supančią aplinką. Tai yra, kiek jam trūksta takto, savitvardos bei įžvalgumo, kad akimirksniu įžvelgtų aplinką, tai yra aplinkinių jėgas, įvertintų jų galimybės bei dvasinio brandumo laipsnį ir nedrumstų, o stiprintų supančios aplinkos harmoniją. Jei žmogus eidamas žeme pamiršta takto ir teigimo dėsnius, jis dar neatsikratė asmeniškumo. Jis visų pirma galvoja apie aš ir nešdamas savyje neįkainojamus žinių lobius, primena elektros bateriją, aplink kurią reikia sukurti apsauginį tinklą, kad jis netyčia ko nors neužmuštų. O tikrasis slapčiausių dvasios žinių nešėjas kuria apsauginį tinklą visiems jį supantiems. Aš žinau, aš viską supratau, tyliai ir nuolankiai atsakė Andrejeva. Taip tyliai ir taip nuolankiai, kad Oldenkotas pažvelgė ją labai nustebęs. Jis stipriai suspaudė Natalijai Vladimirovnai ranką ir tebelaikydamas ją už rankos išėjo iš valgyklos. Visus mus sėdėjusius prie stalo jį pakvietė eiti kartu. Mes išėjome į erdvų Radandos salės balkoną. Naktis jau seniai buvo apgaubusi nuostabų bendruomenės parką. Danguje mirksėjo žvaigždės, prie kurių grožio ir neįprastos padėties niekaip negalėjau priprasti. Visada žinojau, kurį žvaigždyną galiu pamatyti ir vis tiek kiekvieną kartą pakėlęs akis tikėdavausi, kad išvysiu nuo vaikystės pažįstamą Rusijos dangų. Galvojau apie įpročių jėgą ir tarsi naujai suvokiau į žodžius apie būtinybę kurti savyje naujus įpročius, kad greičiau ir lengviau būtų galima eiti tobulėjimo keliu. Žvaigždžių šviesa tai sužibdavo, tai blankdavo, visai kaip žmogaus dvasia, kai nepastovi jo harmonija įsižiebia ar blanksta nuo sutiktų žmonių aurų spaudimo. Tarsi atsakydamas į mano mintis, įtarė: greitai mes iš čia išvyksime ir grįšime į Ali bendruomenę. O kai grįšime ten, kai kam iš jūsų bus laikas vėl keliauti dirbti į pasaulį, kur iki šiol dirbote, ir toliau skleisti žmonėms savo širdžių kūrybą tą formą, kuri kiekvienam iš jūsų gyvenimo duota. Ankstesnių įpročių jėga, nors ir susilpnėjusi, vis dar tebevaldo jūs. Kuo daugiau jūs suvokėte, kokie galingi organizme įsišnaknyja įpročiai, kaip sunkiai kiekvieną jų rovėte iš savęs, tuo labiau turite stengti sukurti savyje naujus įpročius, naujus įgūdžius, padedančius vienyti su žmonėmis. Nauji įgūdžiai iš pradžių turi tapti įprasti ir nepakeičiami, o vėliau tai turi būti vienintelis būdas bendrauti su žmonėmis. To pasaulio, kuriame jums teks gyventi, žmonės, kurių tarnai, padėjėjai ir draugai ruošiatės būti, dar nepraplėtė savo sąmonės tiek, kad suvoktų save ir visą visatą kaip vienatinę materiją, vienatinę kūrybą, todėl juos valdo sąlyginumai. Bendraudami jie užsidengia jais kaip širma,
stengdamiesi pridengti savo sielų grožį, bijodami apnuoginti sielas prieš sutiktąjį. Jie mano, kad visų jų sielų turtai priklauso tik jiems, kad tai yra tik jų turtai ir nuosavybė, kurią jie gali paduoti ar nuslėpti priklausomai nuo to, kas jiems šaus į galvą. O jūs, žinantis, kas tai yra tikrasis žmogaus gyvenimas žemėje, ne tik negalite izoliuoti sambūriuose ar sektuose, kur vieniems padedate, o kitus atstumėte, bet visiems turite būti vienodai broliai ir tarnai. Jūsų elgesio skirtumas tik tas, kad įžvelgdami jūs žinote, kur galima suteikti išminties šviesą, o kur reikia atminti, nemėtykite kiauliams perlų. Mokiniui susitikimuose kelrodė gija tėra džiaugsmas. Tik šiame fone gali vystytis jūsų sutiktųjų atsakomosios simpatizuojančios ir jum giminingos vibracijos. Norint sutiktoje sieloje prikelti kūrybinius elementus, užverstus aplipusių asmeninių, egoistinių paskatų krūva, reikia pačiame savyje atverti pirmąjį Dievo aspektą, o jis yra džiaugsmas. Tas, kuris stovi mokytojo akivaizdoje liūdnas, susitikimo metu negali išgirsti to, kas vertingiausia, nes liūdesys kaip dūmų uždanga džiaugia jo pirmąją didybės suvokimo jėgą, džiaugsmą. Žmogus gali būti labai dvasiškai išsivystęs, jam net gali paklusti kai kurios gamtos jėgos, ir visgi jeigu jis liūdnas, be pusiausvyros ar irzlus, išsineš iš susitikimo su mokytoju mažiau už įprastų gabumų žmogų, liejant į susitikimą švytinti džiaugsmą. Nepasiduokite liūdesiui, kaip tai beveik visi darote dabar. Stiprinkite įprotį gyventi už laiko ir erdvės ribų, nepriklausomai nuo išsiskyrimų ir pasimatymų. Gyvenkite amžinybėje suvokdami, kad jai nėra skurdžių sąlygų. Amžinas darbas, džiaugsmo darbas, neišvengiamas kaip pats žemės kvėpavimas, tampa lengvas ir malonus, priklausomai nuo to, kaip auga jūsų dvasios jėgos, kaip jūsų mintis nustoja suktis tik kūnų ir namų futliaruose ir pradeda sklandyti visatoje, kur kiekvienas iš jūsų turi savo kūrybos vietą. Kai tik subręsta įprotis gyventi visatoje, žmogus nusimeta nuo akių sąlyginius kūniškos meilės saitus ir ima vienyti su tais, kurie gyvena visuose futliaruose. Kai kurie iš jūsų dabar liūdi, kad išvyks iš šali bendruomenės. Kokia miglota, nemalonių, triukšmų ir dvasinio skurdo kupina atrodo tolima nauja šalis, kur jūs kadaise palikote seną pasaulėžiūrą. Jums atrodo, kad čia jūs lengviau ėjote į priekį? Pasitikrinkite, pamatysite, kaip dažnas tame čia jūs buvote suirzę, nekantrus ir liūdni. Neidealizuokite šios vietos kaip esančios arčiau prie didžiosios šviesiosios brolijos. Aš jau nekartą sakiau jums, kad galima apgyvendinti žmogų kartu su angelais, o jis ten laiką leis vien ieškodamas dėmių ant jų rūbų. Atstumas iki Dievo, atstumas iki mokytojo, visur ir visada vienodas, viskas pačiame žmoguje. Darbas ir susitaikymas, štai kas vienintelis gali padėti jums pasiekti išsilaisvinimą. Gali atskleisti vidinės drausmės siekimo būdus, kad padėtų ugdyti savyje naujus pradus kilnesniems įpročiams. Galiu pasakyti, kad šių naujų įpročių jums reikia norint nuplėšti senuosius, kurie lyg nenubyrantis lapai, trukdantis jums ugdyti savyje didžiojo gyvenimo jėgas. Bet veikti, kurti savo kelią galite tik jūs patys. Šiuo momentu viena iš čia plakančių širdžių turi daugiausia pagrindo norėti vykti į naują šalį pas savo didį draugą mokytoją ir savo brolį tėvą. Tačiau toje širdyje nė akimirką ne tik nebuvo kilęs toks noras, bet joje net nešmėstelėjo mintis apie tokį norą. Tai širdžiai dėl išsiskyrimo neišsprūdo nei dejonė, nei atodusis. Tai ištikimybė iki galo. Ta širdis jauniausia iš jūsų visų.
kiekvienas iš jūsų per šiandieną svaidė liūdesių ir abejonių žaibus, o ši širdis liejo vien džiaugsmą. Ir šios širdies pavyzdžio aš jau seniai supratau, ką reiškia pasiekti savidrausmę ištikimybės keliu. Tai reiškia aplenkti visus šuoliuojant ant sparnuoto žirgo, garsiai pasakė Natalija Vladimirovna. O aš supratau visai kitaip, paprieštaravo Oldenkotas. Aš supratau, kad žmogaus kelias, kad ir iš kokių sudedamųjų dalių jis susidėtų, kiekvieną išveda į tą vietą, kur gyvena jo džiaugsmui harmoningos vibracijos. Visada suvokiau tai vien tik protu. Mintis, logika man kalbėjo, kad yra būtent taip. Dabar aš supratau tai visa savo esybę. Pamačiau, kad lygiai kaip džiaugsmas yra pirmasis žmoguje pažadinto gyvenimo aspektas, ištikimybė yra pirmasis žmogiškojo egzistavimo stimulas, kurį visi turi įveikti. Ir harmonijos pasiekimo sėkmė yra būtent ištikimybė. Jie viskas prasideda, jie viskas ir baigėsi. O dar tiksliau, ištikimybė yra absoliutus žinojimas, kad kiekvienas dabar ne kas kita kaip Dievo šlovinimas, visų būtybių šlovinimas iki galo, pasakė Radanda. Eikite, mano brangieji, mano mielieji, ramiai užmikite su mintimis apie amžinybę ir pasiruoškite naujiems rytojaus susitikimams, bei palydoms taip, kad jūsų elgesys būtų tiesioginis jumise šiandien naujai įsižiebusios šviesos rezultatas. Radanda maloniai atsisveikino su kiekvienu iš mūsų. Su Jasa ir Radanda dar pasiliko, o mes išėjome į tamsią karštą naktį. Pasėmiau snaudžiantį etą, jis užsiropštė man ant rankų, vaidindamas, kad yra labai pavargęs ir nori miego. O iš tikrųjų gudruolis juokingai stebėjo mane ir visą laiką stengėsi priglausti galvą man prie skruosto. Glosčiau savo draugą, tarsi būčiau patikėjęs jo nuovargiu ir noru miegoti, bet jis mano jausmus suprato taip pat gerai kaip ir aš jo. Niekas iš mūsų nenorėjo kalbėti, kaip didžiausią lobį kiekvienas nešėsi širdyje tą meilę, kuria buvo apgaubtas Radandos balkone. Gregoras su Vasilijonu tylėdami atsisveikino su mumis prie savo namelio, mes taip pat tylėdami išsivaikščiojome į savo kambarius, gerbdami vienas kito pilnatvę.